Grįžkim būtent prie šitos knygos, ar ne, autorius pristato save kaip neuromokslo, epigenetikos ir kvantinės fizikos tyrinėtojas. Ir jūs sakėt, skaitėt šitą knygą, jūs neskaitėte, ne? Jo. Tai vat, ar jūs atsimenat apskritai, kai jūs ją perskaitėt, lyginamojo principu ar kažkaip, jinai padarė jums kažkokią įtaką? Jinai formavo jūsų dabartinį, aš nepabijosiu turbūt net filosofinį tokį, ar ne, požiūrį į viską. Kokią įtaką tada jinai padarė, kuriuo metu tai įvyko ir ar į kurią lentyną jūs ją po to padėjot? Giliai, neįdomu, įdomu. Jis neskaitė kol kas. Bet gal turėjo kitą knygą? Aš esu turėjęs knygą ir man ten iš tos knygos tik tai vienas sakinys patiko, užsikabino ir kažkaip, aš iš viso esu toksai, labai sutinku su to, ką sakėt, žmonės stengiasi patikti, aš kaip tik kažkoks toks pankovas yra pas mane, kad kaip tik kuo labiau nepatikt. Ir ne tai, kad nepatikt, o būti savimi ir tai automatiškai didžiąją dalį žmonių nepatiksi, o kaip tik priešingas efektas imi patikti dėl to, kad nebijai būti savimi. O dabar kalbant apie tą praktinę naudą, tai šitą visą esminis dalykas yra, tu bandyk ir žiūrėk, kas to veikia. Viskas. Vienam gali suveikti viena knyga, kitam kita knyga. Viačeslavui gal reikia tokios knygos, kur yra 4 puslapiai, tik tai, ta prasme, žmogus orkestras, tai reiškia sunku koncentruoti dėmesį, tai jisai automatiškai nemėgsta bla bla bla. Tai jam duokite esmę, aš pabandysiu, veikia gerai, neveikia, reiškia irgi gerai. Pati kurią pusę ir spaudžiu, kad šita visa knyga yra tik instrukcija. Įsivaizduokim taip, reiškia, ta prasme, mes turim žemėlapį ant stalo, kuris parodo labai aiškiai, kur yra lobis ir ten yra paslėptas 1 200 000 pinigų. Nu ir kas? Reikės tą kelią nueiti. Ir va čia ta pati esmė su tom pačiom knygom, kad reiškia, jeigu aš nieko nedarau perskaitęs knygą, tik tai pasakau, kokia faina knyga. Ir kas dabar yra blogiausia, reiškia, jeigu anksčiau, pavyzdžiui, knygos buvo sunkiai pasiekiamos ir tame buvo ta vertė, tai reiškia, buvo knygnešiai, pas musgi istorija ir taip toliau. Tai reiškia, knygoje iš rankų į rankas buvo skaitoma naktį, pasislėpus ir panašiai, tai įsivaizduokite, ten kiek sugeriama ta knyga. Dabar jūs nueikite bet kokią knygyną, ta prasme, ten galima pasiklysti. Tai va, į kurią pusę ir spaudžiu, mes dabar esam tokiam laikotarpį, kur yra netgi žinių perteklius ir todėl tų žinių vertė, jinai automatiškai nuvertėja. Ir manau, kad mes ateisim į tokį periodą, įsijunkite tą patį Facebooką, bet kuri mergina prieš pasikeisdama profilio nuotrauką būtinai įdės kažką iš Senekos arba ten Dalai Lamos. Tu pasikeitei, atsiprašau, sušik tą profilio nuotrauką, ta prasme, čia ir pabaikim. Ir subėgs visos daivos ir parašys: Daivutė, kame tavo grožio paslaptis, jūs pažaisit tą psichologinį žaidimą, paglostyk man nugarą ir būtų galima važiuoti toliau. Būtent knygos, jos ir suklestėjo tada, kai nebuvo pinigų galimybės psichoterapeutam. Ir būtent tada jos ir atsirado. Tai gal kažkam tai jos gal padeda tuo metu, kai skaitai. O kitas dalykas, čia yra tik tai net ne pusė darbo, čia yra gal 20% darbo, kiti 80%, ar tu tą įgyvendinsi ant savęs, ar tu ryšys, taip, nuo šito pirmadienio valgau sveikai, nuo šito pirmadienio sportuoju, nuo šito pradedu dirbti su galva. Dar yra labai įdomu, kad žmonės į savo kūną, pavyzdžiui, kad kažkaip pasportuoti lengva, tenai nebadauji, kažkaip ten susigražinai formas. Ką daryti su galva, ką daryti su psichologija, su vidinė būsena, su širdim, kur yra tie kažkokia aerobika, nuo kurios tavo galva jausis geriau. Vat yra tam tikri tokie, čia ir yra ta aerobika, bet perskaityti lengva, labai lengva. Tai gali iš Vilniaus į Kauną traukiniu važiuodamas vos ne pusę knygos įvėjai, gal net visą. O kur yra tas, kur pažadins tavyje? Yra vienas, tai yra teorija, kitas yra praktika. Ir kaip tą praktiką tu ant savęs. Aš išduosiu galbūt žiūrovams tokią paslaptį, kad laidos vedėja mus instruktavo prieš filmavimą, kad mes turėtumėm čia labai konfliktuoti, bet dar kol kas nesigauna. Nes aš labai noriu paantrinti Viačeslavui ir pasakyti, kad bet kuri knyga tai yra popieriaus lapas, ant kurio yra kažkokie tai ženklai. Ir jinai gali būti pati nuostabiausia knyga. Bet jeigu tu nieko nepadarai perskaitęs tą knygą, tai yra tik tai popieriaus lapas su kažkokiais tai ženklais ant jo. Tai aš labai pritariu ir aš netgi pakelčiau kartelę, kad ne 80, ta prasme ne 20% lemia pati knyga. Knyga lemia kokius 5, galbūt 1 tik tai procentą. Visos tos didžiausios gyvenimo transformacijos, kur žmonės kažką tai pakeitė gyvenime, jiems pasikeitė tik tai tie, kurie padarė kažką, ką rekomendavo knyga. Labadiena. Šiandieną mes ir vėl Kauno apskrities viešosios bibliotekos tinklalaidės filmavime Planas B. Mes ir vėl Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. Ačiū jam, kad mus priima. Ir šiandien tinklalaidėje kalbėsim tokia ypač populiaria tema, kuri iš tikrųjų vis dar kelia labai daug diskusijų apie populiariąją psichologiją. Vieni vadina būtent taip, kiti kartais tą literatūros žanrą deda
po kitais stogeliais ir aš jums pavardinsiu keletą iš tų knygų, kurių galbūt būtent jūs ir vartėt kur nors, pačiupinėjot, kas nors jums padovanojo, jums nepatiko, gal išmetėt, iškeitėt. O gal galvojat, kad būtent ta knyga ir pakeitė jūsų gyvenimą. Taigi daugumą jūsų turbūt buvot girdėję apie 5 meilės kalbas, jūsų pasąmonės galią, kūnas mena viską, atominiai įpročiai, savivertės knygos, pagalba savo, geros nuotaikos vadovas, nauja emocijų terapija, galbūt net ir transurfingas arba vienuolis, kuris pardavė Ferrari, paslaptis, arba atsikratykite įpročio būti savimi, kūrėjo kelias, visos šitos knygos ir daug daugiau. Autoriai tokie kaip Louisa Hay, Antonis Robinsonas, Eckhartas Tolle, Robinas Sharma, Rhonda Byrne ir taip toliau. Yra tie žmonės, kurie atnešė visiškai naują bangą į knygų lentynas, kurių anksčiau, dar net galbūt 15 metų atgal, ne visada būdavo bibliotekose arba knygynuose. O šiuo metu tai yra toks dažnas žanras ir mes kalbėsimės atsispirdami ne apie visas tas knygas, nes tinklalaidė nėra tokia be ribų, bet pradėsime nuo to, kad aptarsime daktaro Džono Dispensos knygą Jūs esate placebas, kaip sąmonė virsta materija. Ir reikia pasakyti, kad šiandien man tą temą padės padiskutuoti 2 nuostabūs vyrai. Žydrūnas Sadauskas, šiuo metu Facebook'e pasižymėjęs tik tai vieną žodį - rašytojas. Anksčiau buvo veidotyrininkas ir neslėpė, kad gal to ir dabar užsiema, taip pat lektorius, kaip jūs ten rašėt, verslo konsultantas, taipogi šitas dalykas ir galbūt dalykų, kuriuo aš dar apie jūs nežinau, mes įsiaiškinsim pokalbio metu. Taip ir šalia jo, įsitempęs ar atsipalaidavęs. Kaip tik Gerai. Viačeslavas Mickevičius, žmogus orkestras, gatvės cirkas, taip pat mašinų, kaip tu ten pasirašęs, mašinų kolekcionierius, dainų kūrėjas, kas dar? Oi, daug labai, bet gal kūrėjas ir viskas. Taip. Kūrėjas ir viskas? Jo, kūrėjas ir viskas. Ir jūs žinau, kad pažįstami, jau esat susidūrę šiek tiek ar ne, tai kaip ir kviečiau pokalbio, man kažkaip labai svarbu ištraukti visą laiką iš žmonių visas pusės. Ir tas, kur norisi girdėti, ir tų, kurių nesinori girdėti. Tai pirmiausia, turbūt rūpi paklausti, ar jūs esat skaitantys žmonės apskritai. Jeigu rašytojas neskaitytų, turbūt būtų keista, bet dabar yra ir tokių. Kaip jūs skaitot? Mano skaitimas dabar yra kitoks. Aha. Ką reiškia kitoks? Kai tu esi kažkur tai viduje, pavyzdžiui, Viačeslavas daro labai originalias mašinas, tai aš garantuoju, kad jis į mašiną žiūri truputėlį kitaip. Ta prasme, jam tai yra arba fabrikas ir tai negražu, arba tai yra kažkas crazy, ką jisai ir daro ir tada jau yra gražu. Tai aš tą pusę suku, kad Viačeslavui patinka viskas, kas yra nestandartas. O kalbant apie mano skaitimą, aš skaitau kaip lietuvių kalbos mokytoja. Tai reiškia, neieškau gramatinių klaidų, nes yra redaktoriai, jie viską ištaiso, bet aš žiūriu, koks yra dialogas, ar per ilgai užtempta, ar kažkas. Tai reiškia, kai tu esi kažkokioj srity, tu nebegali paprastai žiūrėti tą, tu jau turi kažkokį kitokį žvilgsnį. Tai va toks tas mano skaitimas. Skaitau, bet esu labai išrankus ir čia kaip ir su maistu, reiškia, jeigu mes valgysim bet ką, tai tada automatiškai bus bet kokia informacija čia. O šitą visą, jeigu jau pasirenku, tai prieš tai turi būti kokia, 10 rekomendacijų. Ir kas yra tos rekomendacijos? Tai, pavyzdžiui, sakysim, aš važiuosiu mašiną ir ten kažkas pasakys apie kažkokią tai knygą, tai čia bus pirma žinutė. Tada draugas pasidalins, kad paskaitė, tada aš jo nuomonės paklausiu ir kai jau susirenka pakankama masė, tada aš leidžiu savo pasidomėti. Nes aš manau, kad jūs kaip susidūrė su knygom tikrai žinot, kad yra ir, kaip čia švelniai pasakyti, nes vaikai klauso šlamštelio pakankamai. Netgi ir toj pačioj, reiškia, self-help knygų kategorijoje, ta prasme, yra ir tokių, kur gal buvo verta ir neskaityti. Absoliučiai, labai prie to mes tikrai dar grįšim. Man irgi įdomu, kiek mes iš to turinio turime to tikrosios naudingos informacijos, bet grįžkim. Tai Slava, kaip jūs vadinti? Slavka? Jo. Tai skaitot ar neskaitot? Turit laiko tarp veiklų? Ar skaitimas yra toli? Aš dabar labai, man dar tęsis vasario 24 diena, 2022 metų. Tai diena būdavo 18 valandų skaitai, kas įvyko per šią dieną. Ir dar dabar dalinai tas tęsiasi, apie jokią grožinę literatūrą kalbos negali būti, kad per tą laiką būtų perskaityta. Psichologinės knygos prabėgom.
Tik jūs ten labiau gal sujaukia tavo tą vidų ir tu tada gal matai tas, kaip tai yra patogiai parašyta amerikiečių, sėdint ant tokio fotelio, kitiem amerikiečiam sėdint ant tokio fotelio, kad kai važiuojate su savo kokį nors Toyota Tundra ir jinai užgesta, tai nebūtina ten pykti, reikia paskambinti kaimynui, kuris galbūt visiškai kitiem žmonėm tai yra rašyta, jeigu taip pat. Ir tu ne posovietiniai šaliai, kur šalia toks kaimynas debilas, kur bet kada gali būti tas, jau dabar yra skaitosi dabar šitą, tokia naujų laikų Karibų krizė, 57 metai ten atrodo, kur bet kada gali sprogti kažkas tą atominę bombą ir dabar, ir tu iš tokių kažkokių, va tą man grožinę ar apskritai literatūrą, tą skaitimą atstoja kažkoks dalis informacijos iš tave supančio lauko ir tu ėmi ne tai, kas naudinga, o ėmi iš istorijos, oha, šitą laikotarpį jau esam pergyvenę. Arba, pavyzdžiui, kai buvo karantinas ir atrodo blogiau negali būti, ėmi iš istorijos, kad šitą laikotarpį yra pergyvenę. Yra 2 metai, kai nebuvo vasaros, kai ten prie Indonezijos sprogo ugnikalnis, taip kad anglim, pelenais užklojo visą dangų, saulė neprasiskverbė ir Amerikoje prie +30 visos upės užšalo. Ir tuo metu stipo gyvuliai, arkliai, tuo metu kažkoks vokietis išrado dviratį, tuo metu parašė Mary Shelley, parašė tą Frankensteino monstrą. Tai yra tokios gamtoj kataklizmos buvo, kad jiems tuo metu buvo baisiau ir atsispyrė nuo to laikotarpio ir palank, čia gali būti, kad šitą laikotarpį išgyvensim, tą laikotarpį ateina karas, kur dar blogiau iš kitos pusės gaunasi. Bet tai žmonėms kai kada ir būna tas momentas, atsiprašau, kad pertraukiu, kad būtent knygos, jos ir suklestėjo tada, kai nebuvo pinigų galimybės psichoterapeutam. Ir būtent tada jos ir atsirado. Tai gal kažkam tai jos gal padeda tuo metu, kai skaitai. O kitas dalykas, čia yra tik tai net ne pusė darbo, čia yra gal 20% darbo, kiti 80%, ar tu tą įgyvendinsi ant savęs, ar tu ryšys, taip, nuo šito pirmadienio valgau sveikai, nuo šito pirmadienio sportuoju, nuo šito pradedu dirbti su galva. Dar yra labai įdomu, kad žmonės į savo kūną, pavyzdžiui, kad kažkaip pasportuoti lengva, tenai nebadauji, kažkaip ten susigražinai formas. Ką daryti su galva, ką daryti su psichologija, su vidinė būsena, su širdim, kur yra tie kažkokia aerobika, nuo kurios tavo galva jausis geriau. Vat yra tam tikri tokie, čia ir yra ta aerobika, bet perskaityti lengva, labai lengva. Tai gali iš Vilniaus į Kauną traukiniu važiuodamas vos ne pusę knygos įvėjai, gal net visą. O kur yra tas, kur pažadins tavyje? Yra vienas, tai yra teorija, kitas yra praktika. Ir kaip tą praktiką tu ant savęs? Tai va čia va ir Žydrūnai klausimas. Tai kaip šitą, aš žinau, kad jūs parašęs 6 knygas kaip minimum dar su priedais, ar ne? Tai jau ten skaitosi 7 gal net vietomis. Būtent apie tai. Ir paskutinėje beje ir diskutavot, kad mažiausiai perkama buvo ta, kuri daugiausiai praktikos turėjo, ar ne? Aš išduosiu galbūt žiūrovams tokią paslaptį, kad laidos vedėja mūsų instruktavo prieš filmavimą, kad mes turėtumėm čia labai konfliktuoti, bet dar kol kas nesigauna, nes aš labai noriu paantrinti Viačeslavą ir pasakyti, kad bet kuri knyga tai yra popieriaus lapas, ant kurio yra kažkokie tai ženklai. Ir jinai gali būti pati nuostabiausia knyga. Bet jeigu tu nieko nepadarai perskaitęs tą knygą, tai yra tik tai popieriaus lapas su kažkokiais tai ženklais ant jo. Tai aš labai pritariu ir aš netgi pakelčiau kartelę, kad ne 80, tapsime ne 20% lemia pati knyga, knyga lemia kokius 5, galbūt 1 tik tai procentą. Visos tos didžiausios gyvenimo transformacijos, kur žmonės kažką tai pakeitė gyvenime, jiems pasikeitė tik tai tie, kurie padarė kažką, ką rekomendavo knyga. O dabar kalbant apie tą praktinę naudą, tai šitą visą esminis dalykas yra tu bandyk ir žiūrėk, kas to veikia. Viskas. Vienam gali suveikti viena knyga, kitam kita knyga. Viačeslavui gal reikia tokios knygos, kur yra 4 puslapiai, tik tai, ta prasme, žmogus orkestras, tai reiškia sunku koncentruoti dėmesį, tai jisai automatiškai nemėgsta bla bla bla. Tai jam duokite esmę, aš pabandysiu, veikia gerai, neveikia, reiškia irgi gerai. Pati kurią pusę ir spaudžiu, kad šita visa knyga yra tik instrukcija. Įsivaizduokim taip, reiškia, ta prasme, mes turim žemėlapį ant stalo, kuris parodo labai aiškiai, kur yra lobis ir ten yra paslėptas 1 200 000 pinigų. Nu ir kas? Reikės tą kelią nueiti. Ir va čia ta pati esmė su tom pačiom knygom, kad reiškia, jeigu aš nieko nedarau perskaitęs knygą, tik tai pasakau, kokia faina knyga. Ir kas dabar yra blogiausia, reiškia, jeigu anksčiau, pavyzdžiui, knygos buvo sunkiai pasiekiamos ir tame buvo ta vertė, tai reiškia, buvo knygnešiai, pas musgi istorija ir taip toliau.
Tai reiškia, knygoje iš rankų į rankas buvo skaitoma naktį, pasislėpus ir panašiai, tai įsivaizduokit, ten kiek sugeriama ta knyga. Dabar jūs nueikite bet kokią knygyną, ta prasme, ten galima pasiklysti. Tai va, į kurią pusę ir spaudžiu, mes dabar esam tokiam laikotarpį, kur yra netgi žinių perteklius ir todėl tų žinių vertė, jinai automatiškai nuvertėja. Ir manau, kad mes ateisime į tokį periodą, įsijunkite tą patį Facebooką, bet kuri mergina prieš pasikeisdama profilio nuotrauką būtinai įdės kažką iš Senekos arba ten Dalai Lamos. Tu pasikeitei, atsiprašau, sušiktą profilio nuotrauką, ta prasme, čia ir pabaikim. Ir subėgs visos daivos ir parašys: Daivutė, kame tavo grožio paslaptis, jūs pažaisit tą psichologinį žaidimą, paglostyk man nugarą ir būtų galima važiuoti toliau. Ne. Negali išmesti to, ką tu prisijaukinai, ten čia aš jau sarkazmuoju tą sentenciją, kad čia vašai penktą koją kažką bando pasakyti, bet jinai kalba apie save, bet va tame ir yra tas absurdas, kad dabar visi išmintingi. Ir va čia yra ta problema, kad žinios dabar yra... Tai gerai, tai kodėl tada jūs... Ir manęs, aš atsiprašau, pabaigsiu, reiškia, manęs mokytojas klausė, sako, tai kodėl vaikai neskaito? O manau, kad viena iš tų priežasčių, dėl ko vaikai neskaito, už tai, kad dabar tų žinių yra... Nes prisiminkit visus didelius vyrus, tą patį Kristijoną Donelaitį ir visus kitus, ta prasme, patekti į pradinę, tai čia buvo jau iššūkis, ta prasme, patekti į kažkokį universitetą, tai iš vis buvo kosmosas. Dabar mano, reiškia, namų valytoja, kurie atvažiuoja kartą į savaitę sutvarkyti namus, ta prasme, jinai su aukštuoja. Tai klausimas toks, kokia žinių vertė. Tai aš manau, kad kažkaip tai... Mano toks hipotetinis spėjimas, kad mes einame į tą pusę, kur apsivemsim nuo tų pačių žinių ir manau, kad turėsime eiti į antrą pusę, kur žinios irgi bus dalinamos trupinėliais ir tik tai tiem, kam priklauso. Iš žinai, žinokit, nušokat į pokalbio pabaigą. Aš maždaug va taip įsivaizdavau, kad mes pabaigsim. Tai čia galima pakarpyti ir kažkaip. Galima. Bet žiūrėkit, tai gerai, bet aš jums uždaviau provokuojantį klausimą, bet jūs pats pasirašęs, kad esate rašytojas. Tai jeigu žinios praranda vertę, ar ne, bet kokios, mes net nekalbam apie populiarią psichologiją, tai kodėl tada jas reikia rašyti? Aš apie populiarią psichologiją pasakysiu truputėlį kitų kampo. Manau, kad daugelis matėt, kaip čia, ką dabar paskutiniu metu pareiškė Romos popiežius. Tai įsivaizduokim, pats didžiausias šventikas šiuo metu, kalbant iš krikščioniškos religijos pusės. Ir mes pamatėm pas ką yra kokios vertybės ir panašiai. Į kurią pusę aš bandau čia pasukti? Aš manau, kad bažnyčia kaip projektas, jinai pasiekė savo ribą, išsisėmė ir jinai užstrigo kažkokiam tai laikė, ta prasme, reiškia, šiems laikams jinai neprisitaikė. Tai mano spėjimas yra toks, kad ateities kunigas tai yra psichologas, kuris labai stipriai integravęs yra savyje psichosomatiką žinias. Jeigu žmonės nueis į tą pusę, mes turim perspektyvą, jeigu mes neįsim į tą pusę, mes ir toliau kariausim. Dėl ko? Šiandieninė mūsų situacija ir visas ilgesys ir karas Ukrainoje ir visur kitur, ta prasme, jisai parodo, kad mes sukūrėm elektrinės mašinas, mes sukursim dar kažką tai tokio fantastiško technologinę prasme, bet kaip žmonės mes visiškai nepatobulėjom. Ir va šitoje vietoje ta populiarioji psichologija, kur yra ateities psichologija, dėl ko? Oficialus psichologijos terminas teigia mokslas apie sielą. Parodykit man bent vieną punktą oficialiam psichologijos moksle, kuris iš tikrųjų kalba apie sielą. Ten nėra nei vieno žodžio apie sielą. Jie tik tai karpo, matuoja, testuoja ir tada sako, va šitas veikia. Tai galima labai daug dalykų tyrinėti, bet iš tikrųjų tai primena tą visą istoriją, kur 4 žmonės, kurie nemato, atėjo į zoologijos sodą. Jos nuvedė prie dramblio narvo, reiškia, ir sako, čia yra dramblys. Kiekvienas čiupinėja dramblį, vienas čiupinėja ausį ir sako, dramblys iš tikrųjų yra plonas ir labai lankstus. Kitas čiupinėja uodegą, sako, nevelnio, labai, sako, ilgas, kažkiek lankstus, sako, bet ant galo turi kažkokius tai šerius. Trečias čiupinėja koją. Ir tas anekdotas turi 2 pabaigas. Vienoje yra grubi versija, kur prie vakarėlė galima pasakoti, ką jisai čiupinėjo, kitas čiupinėja straublį. Bet į kurią pusę aš suku, ta prasme, čia ir yra, kaip mes, reiškia, jeigu paimam klasikinę psichologiją, kaip mes suvokiam žmogų iš tos, reiškia, somatikos pusės. Mes matom tik tai, kaip jisai pasireiškia, mes tai galim matuoti ir iš to galim daryti išvadas. Bet yra žymiai gilesni dalykai. Ir apie ką kalba populiarioji psichologija, jinai kalba apie psichosomatiką. Ką reiškia psichosomatika? Jeigu aš nuolat kartuoju savo mintise kažkokias tai neigiamas mintis ir va to negali išmatuoti psichologai, reiškia, tos neigiamas mintis man turi pasiekmes. Juk jūs paimkite 10 berniukų, išrikiuokit juos čia, ta prasme, ir sakysim, vienas iš jų turės kažkur viduje labai didelę suspaustą agresiją. Jisai susiras, kur iškrauti savo agresiją. Ta prasme, konfliktas tikrai bus. Ir kai žmogus sako, man nesiseka, problema nėra su kažkokia jo karma, ten horoskopais, ta prasme, tai yra tik tai jo charakteris. Ir priešingai, kai žmogus sako, man sekasi, tai yra tik tai irgi charakteris. Juk paimkim tą pačią problemą ir įmeskim tą problemą Viačeslavą. Jisai visur randa savo orkestrą. Ta prasme, jisai visur
visur prisitaikys ir adaptuosis. Dabar meskim žmogų, kuris turi kažkokį linijinį tiesioginį mąstymą. Jis prisitaikė porą kartų ir buvo... Jis nesitaiko, jisai dabar čia nebando būti kitam vaidmenį, ta prasme, jisai yra savimi. Ir iš to ir išeina, kad ta prasme reiškia, kokios aplinkybės bebūtų, jisai bus savimi. Klausimas, jisai randa kur liūdėti, ne, jam visur yra šventė, ta prasme. Tai dabar, jeigu mes įsivaizduojam, kad karas atsikėlė čia, ta prasme, ir yra apkasai, jisai linksmins muzikantus, ta prasme. Tuo metu, kai... Teko būtinai. Buvo, kur ir nelinksmino ir nepritapo, kažkaip nebuvo taip, kad visur šventė. Ne, aš galbūt blogai darau, kad absoliutinu, bet aš tą pusę ir spaudžiu, ta prasme, yra žmogaus ašis ir tos ašies esmė yra charakteris, ta prasme, ir charakterį negalima matuoti vien tik išoriniais pasireiškimais, yra dar vidinis pasaulis, vidiniai konfliktai ir visi kiti dalykai. Ir va, kurią pusę ir spaudžiu, įsivaizduokit, pavyzdžiui, tą pačią ligoninę. Mes farmacinę prasme pažengėm technologiškai labai toli, bet lygiai proporcingai, ta prasme, tai yra oficiali statistika, reiškia, mūsų visų sveikata degradavo. Tai grubiai kalbant, ant kiek progresuoja medicina, ant tiek regresuoja bendra žmonių sveikata. Klausimas, kodėl? O todėl, kad ne iš to galo sprendžiam. Juk jeigu jūs susirgot gripu, klausimas toks, kodėl jūs susirgot gripu dėl to, kad virusas, ne, virusas visiems vienodas, ta prasme, jisai visur. Ir iš to klausimas yra toks, o kodėl būtent jūs ir mes jau čia nueinam prie psichosomatikos. Tai jeigu atėjus į tą pačią ligoninę sėdėtų ne šeimos gydytojas, kuris yra tik tai tas žmogus, kuris paskirsto vokelius ir tavo rekomendacija, tavo sprendimų nukreipia tave pas kažkokį tai gydytoją, o sėdėtų psichologas. Tikras psichologas, kuris išmano tą pačią psichosomatiką. Jums nebereikėtų kažkokio tai gydytojo. Daugelį atvejų oficiali medicina labai tinka chirurgijai, ten, kur jau tikrai yra bėda. Bet visa kita tai yra tik tai pasiekmių dusinimas, nedirbant visai su priežastim. Gerai, aš neneigiu, bet šiuo atveju aš visiškai sutinku su to, ką jūs kalbat, bet mes diskutuojam apie knygas šiuo atveju. Ir klausimas yra toks. Jeigu knygų tiek prirašyta, tai kažkas gal jas skaito, kažkam apsimoka pirkti. Nėra tik tai, kad psichologas sprendžia problemą. Žmonės nenueina iki psichologo, nes turi įsitikinimų, kad jie vienokie ir kitokie. Tarkime, ne? Arba gyvena sąlygose, kur nėra psichoterapeutų, ten kur nors Maroko dykumoje, nežinau. Ir skaito tada tokias knygas, nes tai yra tas variantas. Tai klausimas grįžta, man vis dar rūpi išgirsti. Tai bet jūs pats rašot knygas, būtent tokio turinio knygas arba kitokio. Pasakykit man, paskutinė jūsų knyga iš tikrųjų labai reziumuoja jūsų darbus. Gal galėtumėte ir apie ją plačiau. Bet jeigu jūs rašot, tai kodėl? Iš to, kad norisi diskutuoti su žmonėmis apie tai, jūs kviečiat dialogui, ar vis dėlto apsimoka? Kodėl tada pats rašot tas savipagalbos knygas? Aš grįžtu truputėlį atgal. Mano pati populiariausia knyga yra mano pirma knyga. Kaip nekeista, nes paprastai, kad pirmas būtų bestselleris, čia labai retas atvejis. Bet... Šešėliai. Jo, vaikystė šešėliai. Aš ją pasiėmiau, reiškia, ir susiradau mergaitę, kuri kalba lenkų kalba ir paprašiau, reiškia, kad jinai yra vertėja, kad jinai išverstų lenkų kalbą ir mano tikslas buvo išvesti Lenkijos rinką. Jinai perskaitė tą knygą ir sako, jūs nepykit, sako, bet jūsų sakinių struktūra yra tokia, kad čia jau įdomiai skamba, bet šitie žmonės čia gimė ir jie tikriausiai jūs supranta, aš kalbu apie lietuvius. Bet jeigu aš išversiu lenkų kalbą, tai bus kažkoks, čia angliškas terminas, 3 raidės, pirma yra W. Supratot. Tai va, į tą pusę ir spaudžiu, kad šitą visą, sako, savočiai tai yra neverčiama knyga. Ir aš įsivariau savo kompleksą, tada susiradau, reiškia, tokią moterį, kuri mokina rašyti. Ne gramatinė prasme, bet aplamai rašyti. Nuėjau pas ją į kursus ir mane išgydė, bet išgydė per kurį kampą. Jinai vat, būtent pirmą praktiką ir davė, kurios esmė yra tokia, kad reiškia rašyti ne dešinę, o kairę ranką ir rašyti vat, būtent tai, kas eina iš vidaus. Ir ten gale buvo atsakymas tas, kad tu neturi rašydamas patikti kitiems, tu turi patikti savo. Tai vat iš to ir gaunasi, jeigu mano sakinių struktūra yra tokia keista, sudėtinga ir panašiai. Tai iš principo reiškia, aš galiu žaisti ir kalbėti tik su savo vartotoju. Tai pirmas dalykas. O nuo 5 ar netgi 6 knygos aš supratau iš visko, kodėl aš rašau. Aš nerašau skaitytojui, kaip tai keistai neskambėtų. Aš rašau savo. Tai reiškia, aš sureziumuoju tai, kas dabar, sakysim, susikaupia pas mane šiuo metu. Nes jeigu kažkas skaitėt mano pirmą knygą, tenais yra labai aiškiai parašyta, tai yra mano 9 metų žmonių stebėjimo praktikos išdava. Tai reiškia visi žmonės, kurie buvo atėję į konsultacijas, aš mokinausi tų pačių metodikų, veidoskaitos, kitų dalykų, ta prasme, tai susikaupė ir aš pradėjau sisteminti žmonės į kažkokias tai grupės. Tai va iš to ir gavosi, kad iš principo visos mano knygos tai yra analitiko užrašai. Tai reiškia tai, ką aš matau, renku, analizuoju, bandau ir tada gaunasi išdava. Ir dabar rašau knygą, užbėgsiu į priekį, išduosiu 7 ar 8, jinai bus, aš nežinau, nes 2 rašau vienu metu. Taip jau gavosi, bet idėja tokia, ta knyga vadinasi Laiškai sūnui. Ir va tie laiškai sūnui, ta prasme, yra pirmas sakinys, kad aš rašau šitą knygą ne tau, o savo ir jeigu netgi tu neskaitysi, aš su to būsiu ok.
Ir čia nėra kažkoks egoizmas ir pasikėlimas, ta prasme, bet labai nusima įtampa, kai tu supranti, kad tu neturi patikti Pranui, Antanui, Daivai, Laimai, kas tai bebūtų, ta prasme, tu tik tai nori, ta prasme, būtent išreikšti save. Ir jeigu dabar jau nusikelsim į tą populiarią psichologiją, viena iš jos krypčių yra vadinama, reiškia, autogeninė psichoterapija, tai yra rašymo terapija, kur tu tiesiog pasiemi, rašai, reiškia, ta prasme, tai ir jinai duoda nuostabius rezultatus. Mano vaikystės arba jaunystės laikais, reiškia, buvo labai populiaru rašyti dienoraščius. Ir reiškia, ta somatinė arba psichologinė prasme, tai buvo labai geras dalykas, ta prasme, tai reiškia, žmogus reflektuoja, kur aš esu, kur aš einu ir panašiai ir panašiai. Tai man tai savotiškai yra tokia kaip ir asmeninė autogeninė psichoterapija, kur aš praeinu kažkokią etapą, sukaupiu kažką ir išleidžiu. Bet ta įtampa, kad aš ten labai noriu kažkam patikti, nusėmė. Ir kuo nelabiau nusėmė, tuo geresnis mano rašymas pasidaro. Kodėl? Nes, pabandykit parašyti Facebook'e įrašą ir galvokit, kaip neįžeisti Daivos, Laimos, Viačeslavo ir dar kažko tai. Įrašas bus Labą dieną, viso gero, Jonas. Kad nieko, dabargi žaiduko amžius, ta prasme. Tai va, į tą pusę ir spaudžiu, kad šitą visą ne, tai turi eiti iš tavo vidaus. Ir jeigu dar kažkam tai groja ir kažkam tai patinka ir kažkas nori pirkti, super. Bet jeigu ne, tai tu prisėmė atsakomybę, kad aš rašiau savo. Gerai, bet tada grįžkim būtent prie šitos knygos, ar ne? Autorius pristato save kaip neuromokslo, epigenetikos ir kvantinės fizikos tyrinėtojas. Ir jūs sakėt, skaitėt šitą knygą, jūs neskaitėte, ne? Jo. Tai vat, ar jūs atsimenat apskritai, kai jūs ją perskaitėt, lyginamojo principo ar kažkaip, jinai padarė jums kažkokią įtaką? Jinai formavo jūsų dabartinę, aš nepabijosiu turbūt net filosofinį tokį, ar ne, požiūrį į viską. Kokią įtaką tada jinai padarė, kuriuo metu tai įvyko ir ar į kurią lentyną jūs ją po to padėjot? Giliai, neįdomu, įdomu. Jis neskaitė kol kas. Bet gal turėjo kitą knygą? Aš esu turėjęs knygą ir man ten iš tos knygos tik tai vienas sakinys patiko, užsikabino ir kažkaip, aš iš viso esu toksai, labai sutinku su to, ką sakėt, žmonės stengiasi patikti, o aš kaip tik kažkoks toks pankovas yra pas mane, kad kaip tik kuo labiau nepatikt. Ir ne tai, kad nepatikt, o būti savimi ir tai automatiškai didžiąją dalį žmonių nepatiksi, o kaip tik priešingas efektas imi patikti dėl to, kad nebijai būti savimi. Pas mane yra muzikinis kanalas Slavka Channel, kur pykstuos su visais. Aprašau, ten mane kaltina, kad, pavyzdžiui, kad konservatorius kažkoks esi, tenai Lietuvoje simpatizuoja konservatorių, kaip tik Bats daina, kur prieš konservatorius apie čekučių rinkimą. O, čia jau kaip čia taip gali daryti, tai kas tau moka? Aš gal nieks nemoka, aš turiu savo poziciją ir rašau ir man pofik, su ko susipykti. Bet tai gerai, bet jeigu rašai, tai vadinasi, reikia iš kažkur pagauti įkvėpimą. Ar yra? Įkvėpimą pagauni, lygini su istorija, su įvykiais, kuriuos kažkada pergyveni. Man iš viso atrodo didžiausia reikšmė turi istorinės knygos būti. Turi istorinės knygos ir įvykiai, nes tai, kas vyksta, yra istorijos atkartojimas ir tikrai nepajausim niekada nieko naujo, ko nėra pergyvenę kiti. Ir mes net paaiškinti nemokėsim, va tas ir yra, kad aš kažkaip vienu metu labai radikaliai į knygą žiūrėjau ir galvoju, būtų mano valia, nuo šito laiko uždrausčiau 10 metų spausdinti knygas, tegul sukos perskaito tai, kas jau yra parašyta. Taip, taip. Pas mane yra iš vis 3 knygos ir aš labai džiaugiausi ir šokinėjau, kai pamačiau, kad Mamontovas, tavo 3 knygos labiausiai nulėmusios tavo gyvenimą. Man Mamontovas yra autoritetas didžiulis. Jisai prašė Tomas Sojeris, pas mane Tomas Sojeris pati pirmoji perskaityta knyga. Po to yra Rūkyse prie bedugnės, kur nuo vaikystės iki paauglystės ir lyginiai ir aš save lyginau Tomas Sojeris tenai su Hekelberiu Finiu, Misesipė plaukėjo su klausu, aš dar taip nuobodžiai gyvenu palyginus. Po to Rūkyse prie bedugnės, o po to jau 3 knyga, kuri jau suaugusių pasaulį, ta mistika, tai Meistras ir Margarita Bulgakova. Jėzumrė. Ir tada, kai tu skaitai kitas knygas, lyginus su tuo 3 knygų, ar bent kažkiek, jeigu ne, pašol von nuo 1 puslapio. Ir tai pas man ten dar Gogolio periodas buvo, Čechovo, nes kadangi aš teatrą baigęs, aktorinį, ir tu lygini, nori, nenori, lygini tą kažką, ir jeigu kažkas net nepataiko, ten jau geriau aš multiką žiūrėsiu. Ir, pavyzdžiui, aš žiūrėdamas multikus, pavyzdžiui, per praeitus metus aš tiek atradimų padariau, man jokia psichologinė knyga tiek turbūt nedavė, kiek multikus žiūrim. Pavyzdžiui, ten Rapunzel, ilgo plauko istorija. Žiūri ten tą mergaitę, žinot, kur bokštai gyvena auksiniai plaukai, jie gydo ir ją pamatė augino, čia yra gaslightingas. Tai yra terminas psichologinis kilęs iš 44 metų amerikietiškos filmo, kur vyras žmona namie labai ūdijo. Manipuliavo.
Kaip manipuliavo, kasdien gesino tas dujinio apšvietimą ir sako, čia gal yra tamsiau, kad čia sukaiktų, tu čia išsidirbinėjai, čia viskas yra normaliai. Po to jai nematant baldus perstato ir nesako, aš čia baldus perstato, sakau, taigi pati perstatė, ką neprisimeni. Ir va taip tu žmogui įneši, kad su juo kažkas negerai, o realiai su juo labai viskas gerai, jisai viską pastebi. Tai va iš multikos sužinai, kad yra toksai gaslightingas, po to žiūri Frozen. Po to supranti, dėl ko viso pasaulio vaikai dievina tą Frozen. Kodėl, kai ateini į Lidl ir būna Frozen kažkokia žaislų kolekcija, išpirkta iškart būna tą pačią pirmą dieną. Ten yra tokie klodai, kur jokių knygoj dar nesu to skaitęs. Ten dviejų sesių bendravimą. Ten tu gali bet kam pritaikyti. Ukrainos ir Rusijos tą agresiją tarp. Būtent. Bet tai vat, mes padės man Žydrūnas papildyti, jeigu ką, kad šitoje knygoje būtent yra aprašyta, kaip pats autorius išsigydė save po didelės traumos, po didelės dviračio avarijos, savo mąstymo būdu. Tai įsivaizduok, tai gerai, tavo šaltiniai yra filmukai. Čia viskas su to yra gerai. Šaltiniai gali būti skirtingi. Man kol kas jų užteko. Jo, bet įsivaizduokim, kad toje knygoje jingi yra duodanti struktūrą. Taip kaip Žydrūnas sakė, įsivaizduok, kad yra žemėlapis, kur parodyta, kur yra lobis. Tai yra, kad, pavyzdžiui, ir man įdomu, ar jūs tom tikit, ar abudu galėtumėte sakyti, kad taip aš tikiu. Jog, tas pats, kas The Secret buvo banga, ar ne, 2010-2012, nežinau, ar matėte tą filmą? Nematėt, paslaptis. Buvo filmas, buvo knyga, dėkingumo dienoraščiai, kitas lygis. Reiškia, ar jūs galvojate, man įdomu atskirai kiekvieno nuomonė, kad kaip čia, darbas su savimi, minčių keitimas, jis gali tave nuvesti kažkur kitur, į kitą tavo varianto erdvę. Tai yra pat pavyzdžiui, kad gali būti, jeigu tu pakankamai dirbsi su savimi, kad kažkuriuo metu, kokį čia pavyzdį jam pateikti, uždirbsit daug daugiau, bet čia net ne apie darbą. Įeisit į kitą varianto erdvę, kur Viačeslavas tampa prezidentu, pavyzdžiui. Prisikursi daug neuronų jungčių, ar ne? Papildykit mane, kad teisingai išsireikščiau, ar ne? Kur įeisi į visiškai kitą, ne savo, ne dabartinį burbulą, o kažkokį naują burbulą. Ir tai yra technika, kuri rodo, kaip tai padaryti. Ar būnant ligoniu pasveikti, kur gydytojai pasakė, kad tu nevaikščiosi, ar išeiti visiškai į kitą. Tai kaip dabar, koks jūs santykiai? Negirdėjai niekada apie tai? Kad ką? Kad galima tai. Girdėjęs ir žinau pavyzdžių. Žodį placebo žinai. Jo. Tai va čia visa esmė yra placebas ir tai per mokslinius tyrimus, reiškia, per gyvus pavyzdžius, kur žmogui, reiškia, suleidžia vaistus ir pasako, čia yra patys geriausi nuo vėžio ir jisai ant tiek patikė, reiškia, tuo spektakliu, kad jisai pasveiksta, bet paskui jie bando antrą placebo pusę ir pasako, ta prasme, tu nesižeisk, sako, bet čia buvo placebas, vėžiai sugrįžta. Ta prasme, iki tokio kosmoso tas mūsų protas, reiškia, jeigu jisai patikė, ant tiek gali patikti. Aš manau, yra tas minčių toksai nusitikimas, man, pavyzdžiui, buvo praeitas ruduo labai sudėtingas, ten nepasikosi dėl ko ir supratau, kad jau reikia keisti kažką gyvenime. Taip. Ir pradėjau taip nei iš to, nei iš jo įsigijau šiaurietiškas lazdas ir pradėjau vaikščioti miškais po ten 12 km, tai čia grubiai 3 valandos, įmi sumuštinį, kiaušinį, kavos, vandens ir dar maudai su ežere. Ir nesvarbu, ar -17 ar +2. Ir aš po to supratau, kad, čia galvau, kad sveikata yra praminti mintis, o tuo metu tenai ir vėl Ukraina bombina ir vaiko fotkės, ten kažkas žuvo, reikia tvarkyti tą, galvoju, kaip viską tai atmatyti. Ir karui prasidėjus aš supratau, kad šakės ne ukrainiečiam, o šakės mums visiems, nes mums jau reikės ne psichologų, o psichiatrų. Ir aš pradėjau vaikščioti tais miškais ir galvojau, čia bus sveikata, čia labai pasiruošiu kalėdiniam sezonui, daug darbų bus, kad sveikata. Ir man mažiausiai, kas atėjo, tai sveikata. Kitas dalykas, kas atėjo, tu norėdamas gauti vieną, gavai 3 daugiau dalykų, kur tu net neįsivaizdavai, kad gausi. Tai yra tas apraminimas minčių. Aš po to jau negalėdavau būti mieste tarp žmonių, aš į mišką norėdavau. Po to aš supratau, ant kiek aš esu turtingas, kad nereikia jokių prezidentų, nereikia jokių milijonų. Aš ryte savo skiriu 3 valandas. Parodykit žmogų, kas savo ryte tai gali. Skirti 3 valandas. Ne valandą kamštį stovėti mašinui į darbą ir klausant ten kažkokią radiją. O tai, pabuvimui, eini ten įdomu, eini ten dar įdomu. O čia eini su toks susipažinai. O čia kažkokie laukinio obelis auga, obalį nusiprityriniai, vandenio pipiliai suvalgiai, šakės, ta prasme. Ir lyja įdomu, nelyja, ten sninga dar įdomu, žemė su dangum maišos dar fainiau, nes tu nugalėjai save ir vėl išėjai, dar kitą kelią atradai. Tai
aš nežinau, kiek čia dabar, gal nukrypau iš šono, ne, bet tikėdamasis to vieno dalyko, kad sveikata, ištvermė, aišku, ją gavai, bet dar gavai trigubai kažko tokio, ko dar neįsivaizdavai, kad gali gauti. Aišku, tenai vaikštai netiloj, nesiklausai paukščio, klausai apie karą, kas ten vyksta, analizuoji, galvoji, bandai dėti su tą informaciją, lyginti su tuo, kas jau yra buvę, ir va taip atėjo tas toksai ilgalaikis žiūrėjimas, nesistengti kažkokį klausimą savo atsakyti čia ir dabar, palikti viską tą, palikti tą klausimą kažkokį iškeltą, nesvarbu, ar ten asmeniniam gyvenimui, ar kare, kas man... Gerai, bet tu liki, kad tu pats esi savo likimo kalvis. Taip. Kad tu pats formuoji. Taip. Aš manau, net pas mus galvoju užtenka tų žinių, kurias mes jau dabar turime, bet mums reikia tarp tų žinių suvesti tunelius kaip geram nekryžiažodį, o galvosūkį vaikiškam žurnale gale, kur būna. Ir mes save patys išgydyti galim jau su turima galvoje informacija. Tik tai, sakau, reikia tos kelius nuo vieno kažkokio įvykio vaikystėje privesti iki kažko ir tą įmanoma. Čia galvosūkis, kur trūkt gali visą gyvenimą, bet linkiu kuo greičiau viską tą padaryti. Kaip Žydrūnai, pats likimo kalvis, ar ne? Skaičiau 2 kartus. Ir tikrai esu išrankus. Čia būtų viena iš knygų, kurią privaloma turėti namie. Dėl ko privaloma, kad visiškai suvokti, kiek tos mūsų mintis reiškia kuria tą mūsų likimą, tai šita knyga. O dabar kalbant apie patį placebą, pirmą kartą su terminu susidūriau gal 16, labai sužavėjo, truputėlį pasidomėjau, bet informacijos buvo skurdžiai. Pirmą kartą gyvenime pritaikiau dirbdamas su psichiniu ligoniu, visišku, kuris prieš tai gulėjo psichiatrinį. Ten tokia ilga istorija, kaip tai gavos, kad aš ten atsidūriau, bet idėja tokia, reiškia, aš ateinu pas jį, jisai sako, tualete yra portalas. Parodyk, sakau man. Mes nueinam pasižiūrim, tualetas kaip tualetas. Jisai sako, va, matai? Sakau, matau. Tada jam sakau, klausyk, man reikės popieriaus lapo, sakau, ir 2 žvakių. Jisai man atneša žvakės, popieriaus lapą. Aš kažką rašau ant popieriaus, tai yra niekalas, ką aš ten rašau, bet jam nerodau, ką aš parašiau, sulankstau tą lapelį, padedu ant lėkštutės, reiškia, padegu, uždegu nuo jo žvakės ir sakau, dabar išeik 4 minutėm. Jisai išeina į savo kambarį, aš tiesiog parūkau tame tualete, atsiprašau vaikai, kad kalbu apie rūkimą, bet aš suaugęs žmogus. Va, ir šitą visą, po to nueinu pas jį į kambarį ir sakau, einam parodys, portalas užsidarė. Jisai ateina ir sako, vau, tikrai užsidarė portalas. Tai čia aš pirmą kartą pritaikiau tą. Dėl ko? Žaidimas paprastas, ta prasme, jisai tiki tuom, okei. Tai jeigu kitas žmogus iš šono jam kažkuria prasme atrodo kažkoks autoritetas, jisai patikės tuom. Antrą kartą pritaikiau ligoninėje, kai gulėjo, reiškia, mama ligoninėje, šalia gulėjo tokia moteris, kurie ką tik padarė operaciją. Ką tik padarė operaciją, tai reiškia, ten visi viduriai buvo iškelti ir paskui sudėti atgal ir dabar jinai negali nueiti ant puoduko. Jeigu jinai nenueis ant puoduko, ta prasme, gali būti, kad plyš kažkokia ten žarna, ta prasme, ir jai bus didžiulė problema. Lygiai taip pat. Ne, aš išmanau kažkokiu dalykų ir ne, bet padariau paprastą dalyką, reiškia, paprašiau, kad padarytų jos giminaitė kavos, jinai išgėrė kavos, aš tiesiog pritraukiau jos kojas prie jos, ta prasme, uždėjau ranką ant pilvo ir ten, apsimetu, kad aš ten kažką su to darau. Jinai apsišiko, tada ir tokių istorijų daug. Toliau šitą visą, trečias variantas buvo, čia nežinau, jau bus labai asmeninės istorijos, bet susipažinom su mergina, kažkodėl abudu labai norėjom paragauti alaus, atsiprašau vaikai, kad aš čia cigaretės alaus. Mūsų auditorija plati, žinokit, toli gražu neįmanoma. Supratau, ir šitą visą, aš sugalvojau užsakyti tradicinį patiekalą, tai yra lietuviška kepta duona su sūriu. Mergina sako, man duona su sūriu, tai reiškia iš karto bus skrandžio kažkas tai. Aš supratau, kad pas ją gyvenime buvo kažkur incidentas, kur jinai suvalgė tą duoną su sūriu, jai dėl to buvo tas. Aš sakau, žinau ritualą, sakau, labai paprastas. Ir aš jai parodau ten kažkokį jogos pratimą, tokį visiškai nesudėtingą, kurį galima padaryti sėdint ant sofos, ten vos nesukryžiuok kažką, ten per kairį petį spjauk ant sienos, ta prasme, ir gyvenimas bus gražus. Atneša tos duonos, mes valgom jai nieko. Tai tų istorijų su placebu tai milijonas. Ir kai pamačiau šitą knygą, ta prasme, nereikėjo 10 rekomendacijų, jau pats žodis placebas ir pats tai, kad jisai baigęs tą neuromokslą, o aš jau jo pasidomėjau prieš tai, kai buvo filmas The Secret, tai reiškia, jau žinojau, koks čia yra žmogus. Iš karto nusipirkau, skaičiau 2 kartus, pirmą kartą iš karto suvalgiau, kitą kartą jau tokiais epizodais, tai reiškia pasiemu ir vėl iš naujo. Tai tikrai viena iš knygų, kurie reikia turėti namų bibliotekoje, ta prasme, nes atsako į labai daug klausimų. Ir kaip matėte iš mano tų vaikiškų pavyzdžių, ta prasme, labai praktiškai pritaikoma, ta prasme, kur mes matom, kad žmogus kažkur užstrigęs, sakau, jeigu mes sugebam sukurti jam placebą, veikia nuostabiai. Ir lygiai taip pat, pavyzdžiui, ta pati mama, sakysim, augina vaiką, jeigu mama vaikui sako,
nu, vat, iš tavęs nieko nebus, tu nepyk sūnau, bet iš tavęs nieko nebus. Greičiausiai iš jo nieko nebus. Jeigu mama sako ten, ta prasme, kad vat, jisai gali tą ir tą, čiagi tas pats placebas. Jeigu tau 16 metų ar 14 metų kažkas kartoja, kad tu gali, yra didelė tikimybė, kad kažkuriam taške tu galėsi. Jeigu tau kartoja priešingai, rezultatas bus priešingas. Tai va, tai nuostabi knyga. O kokios kitos yra lentynų? Žinoma, sakėt, šita yra būtinoji. Ar didelė jūsų biblioteka namie? Va, tai man irgi visi sako stereotipas, kai atvažiuoja pas mane į namus ir sako, jau pasirašyta, nu, įsivaizduojate, reiškia, toks tipinis vaizdelis, reiškia, yra 28 lentynos, visos pilnos knygų. Ne, aš sutinku, kad irgi kolega minėjo visas vaikystės, ta prasme, Tomas Sojeris, tai nežinau, 8 kartai galbūt suvalgytas, ta prasme. Po to buvo šita visa Remarko etapas ir panašiai, toks turiu minėjai, buvo tos visos knygos, bet nematau poreikio laikyti. Ką reiškia laikyti, kažkurią knygą aš rašiau ir aš galvojau pabandyti parašyti detektyvą. Aš specialiai pasiėmiau Remarko knygą, nes man jo stilius patiko. Ir aš skaičiau, ta prasme, ir šitą visą ir supratau, kad neturiu ko iš jo pasimti. Dėl ko? Va ten ritmas ir tas pats rašymas, ta prasme, tai yra būtent jo. Ir jeigu aš jį kartosiu, va čia ir gausis kaip ir patikti kitiems arba kopijuoti kitą. Tikriausiai gyvenime visi esat matę kažkokiu tai tų kopijavimų, ta prasme, tada automatiškai gaunasi, kad, nu, kopija tai yra kaip ir parodija. Nu, va, yra pas mus, pavyzdžiui, Google paieškos jėgainė, ta prasme, yra Bingas. Nu, Bingas norėtų būti Google, bet daug didesni paveiksliukai ir panašiai, bet... Aš, matot, kaip aktorinį baigęs, aš kažkaip ir tų literatūros, bet, pavyzdžiui, mane juokino, kai teatrą įstojau, sako, va, čia privaloma perskaityti knygų sąrašas. Aš žiūriu ir žvengiu, nes aš jau tą perskaičiau 7 klasėje ir originalo kalba. Nu, rusų, pavyzdžiui. Nu, bet ne visi. Nu, ne visi, bet aš ten ir man kažkaip tos knygos, jos biškai primena kažkokias lietuviškas pasakas, kur ten koks nors 16-metis išėjo iš namų, valkiojosi ir ten pas kažkokį tokį žmogų sako, dirb pas mane metus, aš tau kažką duosiu ir tu pasirinkti galėsi. Ir tas dirba visus metus ir sako, va, jau metai kaip tu dirbi ir rinkis. Ar geras patarimas, ar tenai 1000 kažkokių, ar ten 100 pinigų. Ir tas galvo, nu, na gerai, patarimą ir gauna patarimą. Patarimas kažkoks tenai. Gerai, tai va čia savo jūs sakot. Bet, nu, tai va, aš prie ko vedu. Ir man tos knygos, pavyzdžiui, jos primena kažkokį tokį patarimą, kuris, nebūtinai apie šitą knygą kalbu, apie kitą ir aš dabar einu link vienos knygos, kur noriu papasakoti, kad buvo vienas patarimas labai fainas. Aš tą knygą ir perskaičiau kito patarimo ir man jau toliau reikėjo neskaityti, nes žinojau, kad va, to patarimo pilnai užtenka ir realiai juo vadovaujuosi. Bet tas patarimas ir be knygos aš jį žinau, tik tai knygų jisai buvo labai konkrečių ir man priimtinų pavyzdžių papasakotas. O ta knyga yra, man kažkas ją padovanojo, tikrai nebūčiau pirkęs, ten lengviausias protas, nekrūšt savo protų, kažkas tokio. Ir aš, kadangi esu darbę, aš labiau, vat, knygas tai savo etapu esu jomis apsinuodijęs kažkada, jau ten skaitęs, man dabar muzika labai patinka ir ten buvo labai geras pavyzdys 2 muzikantų. Vienas tai yra Metallicos gitaristas, kur po to jį išmetė iš Metallicos, jisai labai parinosi ir sukūrė grupę Motorhead, atrodo. Ir visą gyvenimą parinosi, kad jisai tą grupę Motorhead, jie keliauja pasaulį iki šiol, surinka stadionus, bet jisai visą gyvenimą labai, nu, graužiasi, kad jį išspyrė iš Metallicos, nes jisai leidžia savo pripažinti, kad Metallica yra aukščiau už tą jo esamą dabartinę grupę ir čia jam visą gyvenimo traumą, vieno interviu metu jis tai pasakė ir kad tu kad ir kaip stengiasi, žinai, kad esi numeris 2. O kita tokia pati istorija su būgnininku, Beatlų, kur ta yra žymi nuotrauka, kur jie eina per perėją Abbey Road ir ten yra pačiam gale, ten iš vis ta nuotrauka labai skandalinga ir labai įdomi, nes ten Paulas McCartney'is yra basom kojom, vadinasi, jis yra miręs, o čia yra jį pakeitė žmogus. Tada nuotraukoje iš tikrųjų yra ne 4 Beatlai, o 5, tai yra Volkswagen Beatles, kur stovi kampe. Nu, ten ta nuotrauka yra pati turbūt žinomiausia, ten apie ją galiu 2 valandas be sustojimo kalbėti apie tą nuotrauką. Ir gale eina ne Ringo Staras, o eina visai kitas būgnininkas. Ten ne Ringo Staras eina. Ir ten yra laikinai pas juos buvęs būgnininkas, kurį jie po to išmetė. Irgi, vat, kaip su Metallica ir Motorhead, tai išmetė tą žmogų, jie išmetė tą būgnininką ir po to pakvietė Ringo Starą. O išmetė dėl to, kad jis buvo labai gražus ir jie galvojo, kad jisai bus grupės veidas. O grupės frontmenas visada turi būti gražus. Ir vos ne taip. Nu, tenai... Kaip su knyga susiję? Su knyga susiję taip, kad toj knygai buvo paminėtas šitas dalykas, šitie 2 muzikiniai faktai. Ir kad tą išmetė tą būgnininką ir jisai gerai išmetė, iki šikt, susikūrė šeimą, paskyrė save vaikų auginimui. Niekada nenorėjo toliau tęsti savo gyvenimo su grupe. Ir laimingai gyveno tenai. Ir 2 bairiai, 2 labai mega grupės muzikinės, 2 žmonės išmesti iš grupių ir 2 skirtingi absoliučiai likimai. Ir 2 skirtingi požiūriai į tą patį faktą.
Tik tai vienas susikūrė šeimą ir jam į tą muziką nereikėjo, o kitas iki šiol godžiasi sukūręs mega super turbo grupę, vis tiek iki šiol pergyvena, kad nėra numeris 1. Man užteko knygui paskaityti iki šito ir aš supratau, kad jau toliau tos knygos galiu neskaityti, nes geriau nieko jau nerasiu. Va, gavau tą patarimą, viskas labai faina, aš tą patarimą ne patarimą, tą faktą būčiau susižinojęs ir iš kažkur kitur, bet tuo metu jis man labai padėjo, kad yra tas požiūris į vieną ir tą pačią problemą, 2 visiškai kraštutiniai požiūriai. Tai va čia ir primena šiek tiek kažkokį tokį lietuviškas pasakas, kur ten visus metus dirbo ir jam leido pasirinkti, ar 1000 auksinių, ar geras patarimas. Ir gerą patarimą pasirinko. Ir irgi nežinau, kiek man čia ta knyga galėjo padėti su tuo patarimu, bet nušvitimas man parėjo. Bet jūs prieš tai, kai jūs pradėjot sakyti, sakėt, kad vis dėlto tie universitete, kai gavot akademijoje, ten tarkim, sąrašą knygų, ne, tai taip ciniškai nuskambėjo. Ir man tada irgi įdomu, pavyzdžiui, kaip jūs žiūrite tuos mokyklinius privalomosius sąrašus knygų. Ten dar nėra tokios literatūros, bet ten yra kita. Viačeslavas sako, kad kažkaip ten juokas paėmė, ne? Kad tai priminė kažkokią knygas, kurias dalį skaitėt. Taip, net mokyklinė irgi nebuvo mokykliniai programai tų knygų, aš savo noro tiesiog norėjau. Bet kaip jūs žiūrite į mokyklinę, kur dabar mokiniam reikia skaityti, yra privalomoji literatūra. Pats vaikų dar neturi? Ne, aš daryčiau ne privalomoji, o daryčiau, visi žino, kad nuo religijos laikų, nuo visų žino, kad uždraustas vaisius saldžiausias. Ir išėmė iš bibliotekų tų knygų, tas knygas ir jų neįmanoma gauti. Tokia padaryti mikrotarybų sąjungą, kad vaikas užsimuždamas varytų kažkur jų ieškoti ir rasti, tada skaitytų tą, ką reikia. Čia įdomi mintis. Čia vienintelė išeitis, man atrodo, yra. Kaip Žydrūnai. Ir aš labai pritariu jam su tuo kampu, kad, sakysim, vaikas atėjo į biblioteką, pasiėmė kokias 2-3 knygas iš kažkokios tai serijos ir jeigu jisai jas perskaitė, reiškia, gali užpildyti kažkokį klausimyną, ar mes tikrai žinom, kad jisai perskaitė, tik tada jam atsiverčia sekantis lygis, ta prasme, jisai gali prieiti prie kitų knygų. Labai teisingai, ta prasme, paimkite tą patį vaiką, kai vaikui tu neduodi telefono, mobilaus pažaisti, ta prasme, jam ten, reikia išvalgyti namus, prašau, ta prasme, reikia būti geram, prašau, nes jisai nori telefono. Tai lygiai taip pat, ta prasme, jeigu knyga būtų sunkiau pasiekiama, tikrai būtų taip. Aš dar vieną mintį prisiminiau ir noriu pabaigti su, reiškia, Joe Dispenzos knyga. Paimkite bet kokį žmogų, ta prasme, ir pasižiūrėkite tą placebą ne tik per ligas, o aplamai per placebą. Jūs pamatysite, kad kiekvienas žmogus yra vaikščiojantis placebų rinkinys. Tai reiškia, pavyzdžiui, žmogui nesiseka santykiuose. Tada jisai kažkur turi įsitikinimą, kad visos mergos yra pypinam jo. Toliau šitą visą žmogų nesiseka su pinigais. 100% garantuoju, kažkur yra įsitikinimas, dėl ko bet kokia tema. Žmogus yra placebų rinkinys. Tai vat, jeigu taip truputėlį bandyti reabilituoti tą populiarią psichologiją, klausimas, kodėl jinai gerai. Gerai ar blogai, geriau ar blogiau kažkur tai, bet idėja ta pati, kad reiškia, jinai ir bando keisti, kad tu esi įsitikinimas. Ir dabar tokia tikra istorija, kurią galima labai lengvai patikrinti. Jeigu jūs nuvažiuosit kažkada į Indiją ir nueisit pas, reiškia, tikrą indų tą žmogų, kuris daro jūsų horoskopus pagal žvaigždės, yra ten tokios savokas kaip likimas, karma, jau tu niekur nepabėgsi ir panašiai. Yra toks labai tikras dalykas, kad jeigu jūs jau pradėjot eiti tuo, vadinkim taip, dvasiniu keliu, bet populiarioje psichologijoje būtų prie to paties, reiškia, jūs keičiat kažkur savo įsitikinimus, iš principo jūs keičiat savo likimą. Ką tai reiškia, kaip jisai ir minėjo, reiškia, toj pačioj situacijoje yra 2 pasirinkimai. Arba aš neigiu situaciją ir dėl to, ta prasme, tame turiu konfliktą, arba aš ją priimu. Tai lygiai taip pat ir čia. Tai ar tai būtų placebas, ar tai būtų per kitas technikas, bet esmė išlieka ta pati, ta prasme, reiškia, viskas aplink mane yra tai, ką aš manau. Tai reiškia, aš pats ir susikuriu tą savo realybę. Ir čia visur tie patys placebai. Ar tai pareina iš tėvų, ar aš tai suvokiu ar ne, čia kita tema. Bet pats principas, kiekvienas žmogus yra vaikščiantis placebų rinkinys. Aš manau, to irgi galvoju taip pat. Jeigu paantrinti truputėlį Viačeslavui ir pakomplektuosiu Viačeslavui, ta prasme, Viačeslavui, tai tema numeris 1 yra karas. Klausimas, kodėl? Tam, kad tau rezonuotų kažkas išorėje, kažkas turi būti ir viduje. Tai pas Viačeslavo viduje galim išeiti iš žmogaus orkestro, bet reiškia pas jį kažkoks tai karas irgi vyksta viduje. Ir kai jisai paminėjo, kad jeigu tu už konservatorius, tada aš automatiškai prieš, tai ir parodo tą patį karą. Tai reiškia, Viačeslavas, kaip čia gerai jaučiasi, kada galima su kažko kariauti. Ir viskas tvarkoja, nėra blogų variantų. Bet, pavyzdžiui, Viačeslavas, jeigu sako, neturiu dar vaikų, ten einasi kažkur galbūt santykios, ta prasme, klausimas, kur problema? Ne su to merginom problema. Jisai čia tada išsprendžia kažką, tai reiškia, atranda tą taiką savyje, ramybę, ten galbūt tą tikrą norą ir kažką tai tokio, viskas pasikeičia išorėje. Iš dalies man ir buvo karui prasidėjus, irgi viena iš tokių minčių buvo, man čia labai svarbi tema, labai gal empatiškas esu ir tai yra šakis. Kai karas prasidėjo, viena tokia iš pirmųjų idėjų galvoju, kad ačiū Dievui neturiu vaikų.
Čia kai buvo tas laikas, kai jau buvo internete patarimai, kaip maistą slėpti miškuose, kad perki santechninį vamzdį, o vieną pusę su putaplastu, pridedi maisto ir su makrofleksu užkasi ir užmiršti. Tik prisimeni, kur ta vieta yra. Ir man irgi labai įdomu, kad placebas yra savyje labai geras buvo dalykas. Aš pusės metų bėgyje pabuvau vos ne žiauriausiai pasaulio vietoj, Bachmute, vasario 4, 10 km iki fronto. Buvo, mes ten vežėm humanitarkę, tai yra pečiai, kurių gamybą aš užsiėmiau labai, iš ratlankių daromi pečiai. Tai buvo, teko būti 10 km nuo fronto. Matyti, kraujo nemačiau, nieko nemačiau, bet kaip siaubo filme, tave labai pasiekė tie garsai ir siaubo filmai žaidžia garsais. Duris atidaro, kažkokius ten jau, čia atvietka pareina, čia dar kažkas, bet kraujo nematai, o va tie garsai ir dar didesnė panika būna. Ir metų bėgi pabuvau vos nelinksmiausiai pasaulio vietoj. Tai rugpjūčio vidury Edinburge, kur gatvės cirkas, žonglieriai, kur tokie pat debilai kaip aš užsiima ir tu eini, va iš to išmokau tą. Nu, internete, aišku, čia 2006 mokiau, kai jie buvo jaunimas, kai jie dar buvo jauni, gražus ir faini. Ir aš susiradau pagal vardus ir mokiausi žongliravimą tiesiog vaizdiškai žiūrėdamas. Ir tų metų bėgi pabūni linksmiausiai vietoj ir pačioj liūdniausiai vietoj vos ne taip. Ir man būnant Edinburge, aš jaučiu, kad aš nedrįstu šypsotis. Ir po to galvojau, kas su manim negerai. Pernai buvau čia, žviegiau ir labai fainai dalyvavau ir plojau. Ir po to supratau, kad va, ta kelionė į liūdniausią vietą. Ir po to supratau, kad, atrodo, kad nieks nežino, kur aš buvau, bet tu pats prieš save bijai savo emocijų ir tau atrodo, kad negali linksminti, kai tuo metu didžioji, ne didžioji, bet tam tikra pasaulio kraujyje skęsta pasaulio dalis. O po to kažkoks iki manęs dėjo, kad irgi tas placebas yra tavyje ir žinok, jeigu jau esi liūdniausiai vietoj, tai verk iš visų jėgų, kiek tik gali, bet kai esi linksmiausiai vietoj, linksminkis pilna koja, kiek tik tai galima. Ir aš pabandžiau taip daryti ir žiauriai padėjo. Neužmiršti, kad kažkaip, kad ten ar kažkur yra blogai, bet va tu metu esi ne ten, nieko negali padaryti, bet esi kitur, tai jau pilna koja varyk, kiek kojos jėgos leidžia, linksminkis, ir pavyko, aš ten 3 dienas tik buvau, tam Edinburge pavyko atsipalaiduoti ir tenai ir prifilmuoti ir parodyti kitiems žmonėms per Instagramą, pas manęs toks šviečiamojo pobūdžio parodyti, ten triukus, paaiškinti, kaip čia kas, 3, 4, 5. Tai va pavyko su va tą idėją, kad pabandyti pasielgti va taip, o ne čia savyje užsispaustas emocijas ir nebandyti čia šypsotis, juoktis ir pilnai dalyvauti tą linksmybių procese, nes tu ten metų bėgyje esi buvęs toj vat vietai. Kažkoks toksai dalykas, kur man žiauriai padėjo. Aš nežinau, kiek čia susijęs su tuo, bet... Čia labai dideli kraštutinumai ir aišku, kad tada tai lieka kaip kamštis kažkoks tai viduje ir su to reikia kažką daryti. Tai vienas sprendimas buvo pabūti toje erdvėje ir atsipalaiduoti, jeigu pavyko. Taip. Iš tikrųjų, juk liko, tas gumulas jisai liko, tam kartui. Jisai liko, tai tenai taip. Ir, pavyzdžiui, tą Bachmutą, kai važiavau, aš ten esu kitas interviu pasakojau, su savo mirtim susitaikai, visiškai, absoliučiai. Tau net paramedikai atvykę sakė, kaip tai atrodys. Ten su lemenė, tai jie juokėsi, sako, tu čia dar kraujuosi labai ilgai, čia šaudo šachmatais tokiais, nukloja, skeveldros metarinės pereina, akise aptemsta, tau pasidaro šilta, tu net nesupranti, kad miršti. O lemenė viską tą biškį sukliudys, tu ten gulėsimės, iki tavęs negalėsim daryti ir tave tas truks apie 5-7 valandas. Tau net išaiškina, kaip viskas tas atrodys. Ir po to supranti, dėl ko žmonės ant autobusų stogų važiuoja prie -20 ar ten tokių šalčių nebuvo, bet prie didžiulių šalčių važinėja ant automobilių stogų, nes sprogimo atveju automobilis sprogsta, o tave nuneša ir gali dar kažkiek tavęs liks gyvo. Ten tokių košmarų, kai tu pamatai, prisižiūri, sukrečia tenai, sakau, labai įdomus potyriai, net niekada nemanyk, kad tu gali tai pergyventi. Va tokiu atveju, pabūna žmogus, jie ten jų daug, kaip tada dirbti su savo mąstymu? Ką jūsų knygose jūs pats patarėt? Labai paprastai suvokim vieną paprastą dalyką, kad viskas tik tai mūsų galvoje. Tai čia tas pats Joe Dispenza. Yra tikra istorija. Vieno karo metu, čia ne šito, bet dar prieš tai vadinkim taip, vienas vienuolis perėjo užminuotą minų lauką ir neužlipo ant minos. Taip. Klausimas, kodėl? Pas jį viduj buvo visiška ramybė. Žinau, kad tai sunkiai išmatuojama iš klasikinės psichologijos pusės, tai sunkiai pasiekiama, bet jeigu šitą visą žmogus
turi tą vidinę taikos kokybę, tai netgi karo metu, ir aš netgi 2 ar 3 knygas skaičiau, čia mano brangioji buvo užsivežusi ant tos temos, jinai skaitė knygas apie žmonių istorijas per karą, antrą pasaulinį karą, tai kažkam antras pasaulinis karas buvo vakarėlis, kažkam tai buvo karas, bet klausimas, o kaip tai susijęs su mūsų galva? Tiesiogiai. Tai jeigu toj galvoje yra karas, mes rasim karą, jeigu tai yra vakarėlis, tai bus vakarėlis. Ir vat ką Viačeslavas prieš tai minėjo, ta prasme, kad jeigu esi šventė, tai ir būk šventė, jeigu esi kare, tai būk kare. Tai vat į tą pusę ir spaudžia, ta prasme, kad čia veidrodinė prasme yra superinis prisitaikymas prie ten, kur aš esu, nes nieko baisiau nėra. Vat yra giminės balius, ta prasme, visi linksminas ir vienas sėdi, ta prasme, ir laukia, kol du buteliai bus ištuštinti ir tada jau visai atsipalaiduos. Aš prisimenu vieną istoriją, aš su renginiais dirbu, aš trumpai, gerai, čia galėsiu iškirpti ir išmesti. Bet labai, man visada renginiuose, būnam pas kokį svečią žmogų, paklausiu kažkokią įdomiausią istoriją ar dar kažką su kitais vedėjais irgi papasakau kiek istoriją, nes tu turi unikalų galimybę pasimokyti. Ir sako, turėjau vieną renginį, o renginį tu nuo pat pradžių pasitinki svečius, kurį tą atmosferą ir jinai jau 10 valandą turi šaut taip, kad po to šokį, alkoholis, tortas ir viskas gerai. Ir jisai pasakojo, kad jisai kalbina žmonės, pakelia tą nuotaiką, jaučiu, kad nuo 0 iki 2 pakėliau, čia iki 6 baliniai sistemai, 10 balų sistemai, iki 7 pakėliau ir viena surūgusi moteris sėdi. Ir jis prie jos sako, tai kas yra, kodėl tokia liūdna? Ir jinai ten, aš praeitą savaitę vyrą palaidojau. Ir viskas nuo 7 iki 0 krenta, kad sako, aš jo sakau, tai kaip tu jautės, sako, tuo metu norėjau jį įvušti per snukį. Sako, jeigu tu palaidojai, tai kodėl visų pirma atėjai čia? Ir yra žmonių tam tikras toksai, kur savo skausmas viešai nori parodyti, kokia man dabar yra didžiulė kančia. Kentėkit kartu su manimi. Bet kodėl jis prie ir paklausė, galėjo palikti ramybę? Ne, visus būna susipažinimo žaidimai, kur visus turi pakalbinti. Trumpai ten, iš kur atvykote, kokie ryšiai siejo su jaunaisiais, arba ten su jubiliatu ir taip toliau ir panašiai. Ir sako, kai ėjau link jos, jaučiau, kad kažkas bus tokio, bet nejaučiau, kad bus tokio, kad reikės šventinę nuotaiką nuo 0 kurti. Ir toks, irgi, ačiū Dievui, kad aš pats su savo tokiais jausmais nenuslydau į tą pusę, kur tenai renginio metu Škotijoje, kaip jūs drįstate tenai, dabar čia linksmintis, kai Ukraina kraujas kesta. Tokia savęs identifikavimas ir tai. Tai gerai, o jeigu žmogus nesusitvarko, pavyzdžiui, jūs susitvarkėt, Slava. Aš irgi čia yra procesas. O jeigu žmogus nesusitvarko, tai ką jam daryti, pavyzdžiui, pas jį ten verda, nesvarbu, ar tai yra karo tematika, konfliktas, ar tai yra šeiminė kažkokia situacija, pas jį ten viduje kunkuliuoja, yra kažkokie 2 poliai. Taip. Tai gerai, tai dabar aš norėčiau, kad abudu pasidalintume. Tai mano variantas yra, aš pasiūlau tam tikrus video ir gal kokią vieną knygą. Jeigu žmogus norės, tai paskaitys. Arba ten kažkokį specialistą, nes jau šiais laikais visiems sveika pas psichoterapeutus pasilankyti. O aš manau, irgi, jeigu nieko. Taip, kur knygos ten yra gerai, bet kol yra aplink tave, nors vienas gyvas žmogus, eiti ir kalbėtis. Iki užkimimo, kol kraujais kosėsi, nesvarbu, turi patirties, neturi, išsikalbi, išklauso. Toks kažkoks yra jausmas, kad atrodo tos problemos, jas kaip pakalbi, jų lieka kažkiek tavyje mažiau, bet nereikia, kad tas žmogus jas sugėrė ir jomis gyvena. Reiškia. Yra niuansas, bet yra, kad tu ir pasidalinai, bet, psichologų irgi, aš žinau, darbas jų yra atkapstyti, ištraukti problemą, bet ir užsiūt taip, kad nepastebėta būtų. Neiškelti į paviršių, kad tu toliau su tom užryškintom problemom gyveni. Bet aš linko vedu, kad jeigu yra, nors vienas gyvas žmogus eit su juo kalbėti, o jeigu yra psichologas, o kartais net ir psichiatro reikia žmonėm, tik jie patys nežino, koks skirtumas tarp šitų 2 specialybių yra ir kad jau reikia labiau eiti pas psichiatrą, o ne pas psichologą. Tai nelaukti ir geriau, jeigu yra galimybė, tą pinigų sumą skirti psichiatrui, nueiti bent pirmam pokalbiui. Aš pats kalbu, aš pats jaučiu, kad vietoj tų vaikščiojimų miškuose mieliau galbūt jau ėjęs pas psichiatrą, bet gal kažkaip pavyko tai pakankamai pigiai praslysti ir pavyko susitvarkyti su tais dalykais.
Nors tai yra dar procesas, tai aš esu dar procese ir kas žino, kas to proceso gale manęs laukia. Bet, nu, va, tuo metu padėjo tie dalykai, kuriuos esu papasakojęs. Bet va, pas mane yra būtų toksai prioritetas, kad jeigu knygos, aišku, yra gerai, bet pirma, jeigu yra kažkokie aplinkiniai eiti, jeigu yra jų daug, tai pas 3 visiškai skirtingas kategorijas žmonių, kur vieni sakytų, šūdas tavo ta problema, yra daug didesnių problemų, ten nematai, kas Ukrainoje, pas tokį nueiti, pas kitą nueiti, sakytų, jo, čia yra pati didžiausia problema, kokia tik tai gali būti. Jėzus Marija, metu visus darbus padėsiu kaip... Ir nueit pas kitą, kuris būtų per vidurį tarp šitų dalykų. Ir save taip identifikuot. Vat yra, nu, bent jau aš taip galvoju. Aš kažkaip, vat, čia yra labai daug teoriniai tokie dalykai. Aš iš tokių, vat, kaip būtų kareivis, kad bet kokia taktika gera yra, jeigu jos laikaisi iki galo. Tai vat, pas mane yra vat, tas toksai. O jums, Žydrūnai, kaip atrodo, jeigu žmogus... Aš pirmą bandrinsiu Viačeslavui, kad nemesk miško. Aš kiekvieną dieną valandą laiko vaikščiau miške ir aš tau dar pakelsiu kartelę. Pabandyk ne su lasdom, nes tu darai savo meškos paslaugą, tai reiškia vietoj to, kad tavo kūnas spręstų pats problemą ir nugara būtų pati, tu atiduodi lasdom ir taip gadini savo fizinę sveikatą. Vaikščiojimas yra gerai, bet pabandyk pavaikščioti su 1 kilogramo ganteliais. 3 valandas. Tu pajausi, kaip jis... Kažkada gyvenime esi laikęs 2 kibirus vandens. Jo. Tai tu pastebėjai, kad visi tavo kūno balansiniai raumenys įsijungia vienu metu. Tai su kibirais nereikia vaikščioti, bus per sunku, bet 1 kilogramo ganteliukai, jo, ir tiesiog eina per mišką. Ir tu pajausi po 3 valandų visiškai kitokį skirtumą, nes lasdos yra gerai, bet šiaurinės lasdas galima naudoti tik tai tada, jeigu tu turėjai prieš tai problemų su nugara. Jeigu viskas yra daug... Tai tada galbūt ir... Su arkliu neirties. Neišmest lasdų, jo. Bet šita visa, jinai yra sugalvota Norvegijoje, Švedijoje, ten ta prasme tiems, kuriems žiemą neina, tiksliau vasarą neina paslidinėti ir fainai. Žmonėms su negale ir tai irgi labai fainai, bet sveikam žmogui lasdos aš nerekomenduoju. Nes čia grynai iš tos sveikatos pusės, bet miškas yra pati geriausia terapija. Ką aš noriu pridėti? Ta prasme, gamta yra tai, kas subalansuoja bet ką. Ir būtent, ką jis ir minėjo, reiškia, būtent tas kokybiškas bent jau valandos pabuvimas miške, ar tu parko žingsnių vaikščiosi, ar tu rimtai vaikščiosi, čia kita tema, bet šitas. Aukščiausio lygio terapija. Dabar jau, kai Viačeslavas visus nusiuntė pas 3 skirtingų lygių psichologus, aš vieną tik tai niuansą pridėsiu ir tai yra mano kolegės Rasos, kuri yra psichoterapeutė. Tai čia skirtumas yra tas, kad yra psichiatras, kuris gali dar konsultuoti, nes tikrasis psichiatras tai yra chemikas, kuris nusprendžia, kokie vaistai tau bus geriau. Va, bet jos patarimas buvo toks, reiškia, visi žmonės, kurie ateina pas psichologus, pirmasias kelias sesijas pradeda nuo mano vyras kreivas, mano vaikai nepakankamai ten teisingi, mano kaimynė tokia ir panašiai ir panašiai. Tikrasis gydymas ir tikrasis veikimas prasideda, kada aš suvokiu, kad problema manyje. O jeigu mes atsisukam į šitą tašką, kad ne kitus reikia ištiesinti, o save, grįžkime į tą pačią, pavyzdžiui, vaikystę, daugelis turėjo galbūt ten tokią vienokią ar kitokią komplikaciją toje pačioje vaikystėje. Klausimas toks, va dabar tau 25, 30, 40 ir panašiai. Tu dabar gali ten kažkur nusikelti laiko mašiną ir kažką padaryti tam tėčiui arba mamai? Ne. Tai viskas, ką tu gali padaryti, yra savyje priimti šitą faktą, atleidžiant ir paleidžiant. Ir va čia ir yra tas pasikeitimas nuo savęs. Tai reiškia, aš viską keičiu nuo savęs. Lygiai taip pat, prasme, pavyzdžiui, merginai nepasisekė santykiuose, vyras, pavyzdžiui, buvo ten, nežinau, psichopatiškas arba ten narcizas arba dar kažkas tai tokio. Problema su to vyru, ne. Jisai veidrodinė prasme, ką prieš tai minėjo Viačeslavas, iškis veidrodinė prasme parodė, kad pas tave yra žema savivertė, auka ir panašiai. Tai reiškia, aš čia keičiu, tada tas pasikeičia automatiškai. Tai pirmas žingsnis taip. Ir pas mus yra normalu, reiškia, turėti grožio specialistą, stilistą, ten aš galiu visus išvardinti. Aš manau, kad eisim į tą pusę, galbūt sunkiai, bet eisim. Nes dabar, jeigu nuvažiuoju Lietuvoje bet kokią mažą miestelį, visi sako, aš pas psichologą, tu ką, durnas? O didesniuose miestuose jau tai yra daugmaž ir okei, į kurią pusę aš suku, nu, būtų logiška turėti ir dantų specialistą, būtų logiška turėti ir savo psichologą, psichiatrą, bet kam. Jo. Čia nuo tarybių laikų atėjęs tas toks, kad pas psichologą, aš tau piderastas, kam? Tai ten ir buvo, tik tai psichiatrai pagrindė ir būdavo per prievartą. O aš prisimenu mūsų pirmą susitikimą, čia bečkiniai tema, bet ir tema, čia prieš daug metų. Ir žinau, kad veidotyros specialistas priejau. Ir aš kam pasakoju šitą istoriją, sakau, tu jam po to trinkėjai. Ir aš sakau, ne, aš sakau, dar niekas taip tiksliai nėra pasakęs. Aš sakau, ką galite apie mano veidą pasakyti? Jūs sakot, aha, kreivas nukis, kreivas veidas. To žodžio nebuvo, asimetriškas veidas. Vadinasi, Adamsų šeiminėlė, tau nėra filmas, o tai yra tavo biografija.
Jo, ir aš tikslesnio apibūdinimo gyvenime nesu girdėjęs. Net po to 2 kartus įgarsinau Gomesą multikę. Čia įrodė užvakar ar vakar. Nu, dar prasme, tikslesnio neįmanoma. Nu, vat, tam tikrose dalykuose, vat, sakau, esu ant tiek atsipalaidavęs, kad kas ant manęs bandytų stumti, aš tam žmogui paantrinčiau. Sakytų, tu durnas ir tu trenktus. Maža to pas mane dar 1 klasė, 2 klasės smegenų sutrinkimas buvo. 2000-aisiais stuburas lūžo, kur surado. Tai čia labai įdomu. Tu prasme, jo, bet yra kiti dalykai, kur yra ant tiek užspausti, kad šakės. Nu, vat yra. Aš tada negaliu nepaklausti. Tai, o kas labiau tada lemia žmogaus charakterį? Ar veidas, ar mintys, kurias jie formuoja, taip kaip Atsispindi, ne? Viskas tarpusai susiję. Nu, jeigu, pavyzdžiui, per moterų prizmę kalbėsim, bet kai vaikas gimsta, mes jau pagal svorį galim pasakyti, silpnesnis ar stipresnis. Nu, ką tai reiškia? Pavyzdžiui, jeigu ten virš 4 kg, tai jau čia bus stipresnis vaikas. Pirminis pagrindas. Kitas silpnesnis. Paimkite tą pačią mokyklą, pasimkite mokyklos, ten, nežinau, 1-3 klasės nuotrauką. Tas berniukas, kurį visi stumdė, jisai bus pats silpniausias fiziškai šitoj klasėje. Tiesiog ta pati pradžia. Nu, ir tokiu principu einam. Nes va dėl to, kad draugas, kur sakė, reiškia, ten davėjai snukį ar ne, kur yra problema? Va, aš esu toks ir toks. Ir aš apie save manau taip ir taip. Ir dabar kur čia problema gaunasi, reiškia, normalu yra pas mus kasdienybėje kažkuria prasme nešiotis tokia kaip ir kaukė. Nu, tai reiškia, va čia esu faktinis aš, o čia ką aš apie save manau. Ir jeigu, pavyzdžiui, va, jis apie save manytų, kad jis yra žmogus, kuris vertas būti Lietuvos prezidentas ir visa kita, o čia kažkas prieina ir sako, blemba, sako, esi parklį papuolęs, ta prasme, vaikystėje, ta prasme, ir tai turėjo pasiekmes, kaip pavyzdys. Neįsižeidė, reiškia, jisai geram santykiui su savimi ir jisai neužsidėjęs kaukės. Nes kuo didesnė kaukė, ta prasme, tuo didesnis atitrūkimas. Klausimas toks, kas iš jūsų aplinkos yra įžeidus? Įžeidus yra tik tai tas, kuris turi per didelę kaukę savo. Kaukė tai reiškia, va, tu faktinis, nežinau, jis ten sėdė atvirukas, 45 metai, ta prasme, ir jis vis dar negali apsispręsti, jis bus gaisrininkas ar policininkas, ta prasme. 6 metų tai jam tėtos duodavo pinigėlių, dabar tėtos sako, Tomukui kažkas su galva, ta prasme, nes vis dar nenusprendžia. Policijoje matot šaudo, ta prasme, gaisriniai dega, toks visur kažkaip tai yra baisu. Bet va tikrai pusė spaudžia, o Tomukas apie save mano, kad jis turėtų būti policijos generalinis komisaras, kaip pavyzdys. Nu, čia ir bus Tomuko, reiškia, nuomonė apie save, o čia faktinis Tomukas. Tai va tame, ta prasme, yra tarpas ir Tomukas automatiškai bus įžeidus už tai, kad, reiškia, jo faktinis savęs suvokimas ir ką jisai norėtų, kad apie jį manytų, nesutampa. Tai tada reikia į pas psichoterapeutą? Nu, čia būtų idealus variantas, bet kas problema yra, reiškia, Tomukas niekada nepripažins, kad jis turi problemą. Gal jau pripažins, gal jau gyvenam tokioje. Yra žmonių, yra porų, pavyzdžiui, kur poros nueina pas tos pačius psichologus, reiškia, nes žmona darė iniciatyvą, moteris dažniausiai yra tos lankstesnės toj temai. Vyrukas išeina ir sako, nu pas mane viskas tvarkoja, tu durna. Tai va, čia verta prisiminti vaikišką posakį, kas ant kito vaiko, tas ant savęs pasisako. Tai va, iš to ir gaunasi, ta prasme, kai kitas va, durina tos psichiatrus, jisai kalba apie save. Padarom dar tokį trumpą apklausimą, jums tiesiog reikia sakyti taip arba ne, arba rodyti va taip ir taip. Kaip jūs manote, aš tokius trumpus kelias sakinius pasakysiu, man įdomi jūsų nuomonė. Jeigu reikėtų rinktis, mes neišplėtėm tos temos, bet populiarioji psichologija tai yra ir asmeninis tobulėjimas, tai yra labiau vadyba įpročiai, ir savipažinimo literatūra, tai yra labiau psichologija. Kurią renkatės jūs? Ar labiau psichologija, savipažinimo literatūra, ar labiau asmeninis tobulėjimas domina, vadyba įpročiai? Tai ir tai, ką žiūrit, ne tik tai, ką skaitot, bet kokius animacinius filmukus renkatės, jeigu einat į knygynus, tai kokias knygas vartot, pavyzdžiui. Per sudėtingas klausimas. Biški jo, kaip Gerai. čia. Žodžiu, šita visa populiarioji psichologija dar smulkinasi smulkiau. Jo, ir pavyzdžiui, Čia dėl to, kad bėda po vieną nevaikšto? ne, nu, ir potėmių turi, žinai, visokių to. Ne, aš žinau, kaip tarp milijonieriam per 7 dienas. Nu, jo, bet, pavyzdžiui, būna romanų, žinai, fantastinių, o būna meilės, arba būna siaubo romanų kokiu nors. Tai ir čia. Tai meilės ir siaubo ne tas, juokam. Tai va, tai tiesiog man įdomu, Man viskas tas labai. jeigu reikėtų rinktis, kas tau būtų įdomiau, kaip laužyti savo dienotvarkę ir, pavyzdžiui, atsisakyti tam tikrų neigiamų įpročių, ar vis dėlto apie psichologiją, apie šeimą, Adamsų šeimynėlį ir taip toliau. Kuri tema tau įdomesnė? Pačiam. Nu, va tai antras variantas. Adamsų šeimynėlės šaknis, ne? Kaip tu gyveni? Šiaip jo, nes tenai užkoduota. Tai va, tai aš tą ir norėjau. O kaip Žydrūnai? Asmeninis. Asmeninis, ar ne? Tai va, įpročiai, asmeninis tobulėjimas ir ten gilintis į visus dalykus. Gerai, ar esat gavę dovanų tokią knygą, kurios niekada neatsivertėt? Didžioji dauguma. Gerai. Žydrūnai, jūs? Esu. Gerai. Ir... Man dovanojo apie kalnus. Aš vaikystėje 5 ir 7 metų esu Kaukazo kalnus perėjęs su tėvais.
ir man padovanojo knygą apie kalnus, nu ta prasme. Aš ten, nu, ten nelabai rasiu kažko naujo, ką esu skaitęs. O knygą renkatės pagal viršelį? Arba filmuką pagal trailerį, pavyzdžiui? Renkatės knygą pagal viršelį? Kaip ten darot? Nesvarbu tada jau. Ar... Ne, čia galiu tikrai tą istoriją ir papasakoti. Čia kelis kartus tik tai buvo. Tai paskutinė buvo tokia granai specializuota knyga pagal viršelį. Ant viršelio labai aiškiai parašyta, ta prasme, kaip išleisti knygą užsienio šalyse. Taip. Nu, pasiėmiau, paskaičiau ir galvoju, Dieve, tu mane gražiai apgavai. Aš apie viršelį. Taip, tai nepaėjo, ne? Bent jau man nepaėjo. Ne. Ir pagal rekomendacijas arba jau turi būti kažkaip... Tai atrasta būna, nu, vat jo. Pavyzdžiui, tą Rugėse prie bedugnės, man būnant 5 klasėje, dailės mokytojas Alvydas Masys pakišo. Sakau, čia iš vis nelabai, net 12-okam galim skaityti, bet paskaityti. Ir perskaičiau ir aš apakęs buvo. Tai bats naujas gyvenimo vingis, kažkoksai... Tai reiškia, emocinis ryšys susiformavo labai stipriai. Jo. Tai reiškia, turi... Bet jisai nespaudė, kad tu privalai perskaityti, čia yra sąrašas ir panašiai. Dar matai 17 puslapis, kuris tada būna štampas bibliotekos išplėštas, nu štampo vieta išplėšta, iš kažkurios bibliotekos pavogta buvo. Nu tai labai įdomi buvo. Tai o patys einate į bibliotekas ar ne? Ne. Einu. Būna, ne? Ne, susidūriau su vienu autoriu, nežinau, čia pas mus dabar šulinių dangčių kontekste, ar galima sakyti kokios šalies, bet jo knygos buvo tik tai Mažvydo bibliotekoje, tai specialiai važiavau ir ieškojau. Super. O į knygynus pirkti, arba, pavyzdžiui, kai užsienį vaikštot, nes žmonės, žinot, dalinasi, vieni, kai keliauja užsienyje, eina į bažnyčias, kiti į meno muziejus, treti būtinai tik į restoranus, nes svarbiausia maistas. Kur jūs einat, kai keliaujat? Kas jums per vietas? Gatvės menas įdomu. Visur, kur nemokamai. Ir į bažnyčią, va Škotijoje. Ir man, pavyzdžiui, ne šiemet, bet pernai buvo, aš kai nuėjau į avelę Dolį pamatyti, aš žliumbt pradėjau. Man taip gėda buvo savo jausmų, kodėl aš žliumbiau, o po to supratau, kad šitas savo 2 pavadinimus turi Florencijos sindromas arba dar kažkoks. Tai daugiausiai Florencijoje, kai žmonės mato meno kūrinius, apie kuriuos daug girdėjo, skaitė, ir čia yra pats geriausias dalykas tenai mene. Jie apsižliumbiau, man buvo su avelė Dolį, Florencijos tas sindromas, nes aš taip biškį mėgstu domėtis tais dalykais, kad jos yra tas klonavimas, yra turbūt 100 kartų svarbesnis nei žmogaus skrydis į Mėnulį. Tik mes dar patys ant kiek nesuvokėm, kiek tas jos klonavimas yra svarbus mokslui, vaistų kūrimui, visiems tiem dalykam. Tai ir aišku, ir į bažnyčias eini, pamatyti, kaip tenai anglikonai gieda, ir labai įdomu. Kiekvienas tavo sakinys, žinok, yra atskira diskusija, tema ir laida. Čia toksai, kur slepiasi ten daug sluoksnių. Tai... Mano charakteris, pavyzdžiui, kaip nukirstos višta, nukirsta vištos galva ir kaip tas kūnas be galvos. Ir ten bėgi, ir ten, ir iš to kažko naujo ir gero išpiešia. Bet tas yra labai svarbu, man atrodo. Nu, turbūt. Tai, žodžiu, jūs, Žydrūnai, kai keliaujat... Koks klausimas buvo, nes aš iš... Kai keliaujat, kur, ar knygynai ir bibliotekos yra tame sąraše? Ne, būkim sąžininkai, ta prasme, aš apkeliaus nemažai, bet nesakysiu, kad esu ten super keliautojas, bet kiek aš apkeliavau, visur tas pats. Tai reiškia, čia bažnyčia. Tai čia jau kažkur tai, bet man kas patinka, ta prasme, tai aš toks biškinu kaip ekstremalas. Tai reiškia, nardymai, ten keturračiai visokie, kur yra galimybė. Supratau. Tai ar yra skirtumas tarp knygų skaitimo ir klausimo? Tai yra, jeigu galėtumėt rinktis, nes verslas tikrai irgi gali važinėdamas, pavyzdžiui, klausytis, tik tai gal per sudėtingą dėmesio valdymą. Žydrūnai. Norėčiau būti pirmas, nes čia skaudi tema, pirma tema. Chebryte, visi tiems, kurie norit sutaupyti gyvenimą, ta prasme, nustokit klausyti audio knygų. Dėl to ir klausiu, nes man irgi atrodo, kad tai yra visiškai... Paaiškinsiu, kodėl, ta prasme, padarykit eksperimentą. Pabandykit pasidaryti patiekalą ir pabandykit, ta prasme, valgydami tą patiekalą, intensyviai apie kažką diskutuoti su to žmogum, su kuriuo jūs valgote tą patiekalą. Garantuoju, ta prasme, kad pavalgę, nesvarbu, kiek bus maisto, ta prasme, galėjus jausit alkį. Dėl ko? Jūsų smegenys nedalyvavo valgyme.
Tai dabar lygiai taip pat su knyga. Man nieko nėra baisiau, kai bėga Teletubbies gatve, ta prasme, klausosi audio knygos ir ten dar kažką mesga. Nu, čia 3 viename, ta prasme. Tai va, į kurią pusę ir spaudžiu tam, kad tu galėtum iš knygos pasimti. Esate tikriausiai skaitę knygą, kada jūs buvote neramus. Nu, tai reiškia, ta prasme, nežinau, skyrybos, kažkas tai tokio, ta prasme, skaitai knygą, ko, blemba, 26 puslapis, nieko neatsimenu. Tai čia lygiai tas pats. Tai va, į kurią pusę ir spaudžiu. Jeigu klauso tau tik knygų, jūs klausykit, bet, ta prasme, tai turi būti tik tai, ką jūs darote. Tai reiškia, aš dabar sėdžiu, patogiai, ta prasme, ir klausau. O ne tai, kad, kaimynė parėjo, tikriausiai skirsis, ta prasme, nu, nesvarbu kokia tema. Būtent. Juk tas Japonijos kultūra, tas vadinamas dzenas, reiškia gebėjimas būti kažkame 110%. Tai nespaudžia iš jūsų 110, ta prasme, yra tie jūsų reikaliukai, bet norit pasiimti iš audio, jūs ją ir klausykit. Nereikia tuo metu bėgioti, ten dar kažką daryti ir panašiai ir panašiai. Tai tik už tą gyvą skaitimą. 100% irgi. Taip. Už klausimą. Ne, už skaitimą. Už gyvą. Aš, pats visą dieną klausau žinių, bet tai yra greitas maistas čia ir dabar supras dabartinę situaciją, kaip jinai vystysi. Nu, o čia yra ilgalaikiai dalykai, kurie nusėda ir dėl to jie turi būti skaitomi. Ir paskutinis tada toks paklausimas, aš tarkim turiu draugą, kurio ten seneliai bibliotekoje dirba, mama bibliotekoje dirba ir aišku, kad visas butas yra užkimštas knygomis. Jo jau karta, trečioji, jis sakė, aš tik tai klausysiu, nes negaliu toleruoti, atsibodo dulkės valyti nuo senelių bibliotekos, kuria aišku kažkada buvo didžiulė vertybė. Tai klausimas yra toks, o kaip jūs manat, jeigu knygas jums dovanoja, čia fainiai ar ne fainiai? Jūs džiaugiatės gavę knygą ir ar patys jas dovanojat? Koks tas santykis su knygų? Bet Viačeslavas sakė, kad kai padovanoja apie kalnus, Bet šiaip džiaugiesi, kai padovanoja knygas ar nelabai? Priklauso. Labai retai, nežinau, ar kas yra pataikius. Dovanodamas knygą, tu kažkaip per daug gerai apie save galvoji, kad tiki, kad tam tikram žmogui jinai kažką duos gyvenime, arba bent jisai, tas žmogus, skirs porą valandų tos knygos skaitimui. Taip. Tai yra žiauriai subtilus, turi tikrai labai gerai žinoti žmogų ir būti įsitikinęs, kad va ta ir kita knyga jame kažką paliks. Taip. Labai sunku atsakyti šitą klausimą. Kaip žiūrim? Aš labai sutinku su Viačeslavu, nes šitą visą, pats durniausias dalykas, kurį galima sugalvoti, yra padovanoti arba žuvytės, arba knygą. Arba knygą. Aš irgi esu gavęs žuvyčių, ta prasme, ir tai buvo toks vargas, kuris užtruko 1,5 metų ir man gaila tų žuvyčių. Tai lygiai taip pat yra su knyga. Dovanoju knygas savo, bet dovanoju tik tai tada, kada man aiškiai parašo, žinai, Žydrūnai, tu man žadėjai nuplauti mašiną. Už kažkokią paslaugą. Nereikia to plauti, ta prasme, bet tu man padovanok savo knygą. Nu, tada žinau, kad žmogus tikrai nori, ta prasme, jis tam subrendęs. Bet atskirai kažkam tai nešti, ir kaip ir minėjo Viačeslavas, jūs įsivaizduokite, ateina žmogus, ta prasme, atneša mano knygą Vaikystės šešėliai, ten apie kažkokią sunkią vaikystę. Tai žmogus labai aiškiai supranta, kad jam čia duoda suprasti, kad, ta prasme, tau trūksta vieno varžto ir tau reikėtų to klausimu kažką tai daryti, ta prasme. Tai čia įsižeidimai ir skyrybos, tai ta prasme, ne. Jeigu dovanoti, gali būti kažkokia teminė, ten, pavyzdžiui, nežinau, ten, jeigu žinot, kad žmogus serga mašinom, pavyzdžiui, ten, nežinau, 24 metų, ten kažkokia Rolls-Royce kolekcija. Nu, okei, čia gal kažkokia tokia. Arba receptų, ten kažkokiu, nu, kur tu neutraliai. Bet girdėjau, kad Viačeslavas kažkaip turi tą, reiškia, fetišą kalnams, nupirksim į Gruziją, toks, nu, kaip čia, kaip susiję. Būtų koks praktinis vadovas, ten, nežinau, kaip ten įlipti bet kokį kalną, nu, gal kažkoks iš praktinės pusės kažkiek naudos yra, bet šitą visą atsargiai, su knygom kaip su dovanom reikia labai atsargiai. Ir idealus variantas būtų, kad tas, kuris gaus tą knygą, jis ir prašė tos knygos, nes jis savo negali leisti. Ir va, jūs kažkuriam taške užsiminėte, aš noriu dabar irgi garsiai čia paburnoti, kaip ta sena baba per jubiliejų, kalbant apie knygų parduotuves. Mes kažkur ne ten einam. Kuria prasme ne ten einam? Nu, dabar knyga jau kainuoja nemažai. Yra ką veikti. Aš taip švelniai pasakysiu jo. Ir va čia, tai žinau, galbūt viešai irgi noriu padėkoti bibliotekom, ta prasme, tai ačiū Dievui, kad jūs esate, ta prasme. Nes va jūs klausėte, dėl ko aš neturiu tos didelės kolekcijos. Nu, va, aš iš jos dabar gavau, tas pats Tomas Sojeris, ta prasme, buvo labai fainai, 8 kartus skaičiau. Bet klausimas toks, noriu turėti, o kam? Ta prasme, jinai turėtų ir galėtų eiti toliau, ta prasme, padėti kitiems ir panašiai ir panašiai. Tai dabar netgi galim nueiti tą tvarumo temą, kad būtų labai fainai, kad, ta prasme, perskaičius tą knygą ir dabar jau yra ten atiduotuvės ir panašiai, bet kad būtų ta antrinė rinka, kur aš jau galiu tą knygą kažkaip tai duoti kitiems, nes tada tos naudos yra daugiau. O dabar aš vieną sumokėjau, ta prasme, pusę karvės kainos, perskaičiau ir dabar aš ją laikau. Kam? Atėjo, pasėmiau, leidžiu toliau.
O kokią knygą dar perleistume toliau, kad tikrai žmonės perskaitytų? Sakėt, šitą turėtumėm turėti, ar ne? Aš, pavyzdžiui, jūs Tomą Sojerį abudu minėjot ir kas įdomiausia, mes turėjom pirmą podcastą, kur taipogi čia sėdėjo svečiai, kurie taip pat minėjo Tomą Sojerį, kurie padarė labai įtaką ir tas vyras šiuo metu daro vaikams stovyklą, remiantis Tomu Sojeriu, nes kažkada jam padarė labai stipriai įtaką. Aš eičiau tą stovyklą. Aš negaliu reklamuoti, aš tą paskui pasakysiu, bet yra kruizas Nemunu Lietuvoje Plaustu. Plaustu. Tai va. Nu gerai, nes aš irgi, kiek mokyklų, kiek Yra. pasivogdavau tą knygą. Aš vien tik dėl to plaukiau to Plaustu, ta prasme, kad buvau skaitęs Tomą Sojerį. Aš norėjau tai patirti. Gyvenimą ant upės. Aš kasmet perskaitydavau Tomą Sojerį iki kokių 19 metų, kad žiūrėti, kiek mano gyvenimas bent kažkuo panašėja į tai, ką perskaitau. Ir kiekvieną kartą atrandi vis naujų dalykų. Po to tos sentencijos, josgi ten skraido internete, pavyzdžiui, žmonės dalinas, kad jisai gali tapti prezidentu, jeigu iki to laiko jo niekas nepakars. Nu, čia iš Hekelberio šyno ten yra. Nu, labai fainiai tokie riebus išsireiškimai. Potom nuo Marko Tveno atrandi O. Henry, kur tarybų laikais net 3 filmai buvo ekranizuoti, kur yra žiauriai socialus ir skaitosi literatūros Charlie Chaplinas. Kur galvoju, kodėl visi skaito Čechovą, juk yra amerikietiška versija 100 kartų fainesnė, suprantamesnė. Ir... Provokatyvų čia, taip sakė. Na, tai aš galiu ginčytis kapitaliai. Man jisai labai, Henris patiko ir po to, aišku, supranti, kad daug socialinių dalykų, dėl to jisai Tarybų sąjungoje buvo leidžiamas. Nu, užgrėbė, kokie vargšai visi menininkai ir artistai, jaunintinai, tarp toliau. Bet jisai grinai literatūros Charlie Chaplinas, ką jisai su žodžiu išdarinėjo, tenai, tai man aš taip sunkiai prisileidžiu naujus rašytojus, kad aš nežinau, ką man turi padaryti. Turbūt, jeigu pasodintų į kalėjimą ir būtų kažkokios kelios knygos, tada iš neturėjimo ką veikti. Aha, va taip ir sakė, žinokit, mūsų vienas svečias, kuris policininkas yra, sakė, geriausias mokymasis, kaip čia, geriausi skaitytojai buvo kaliniai. Sako, aš pats mačiau, kaip jie trokšta tiesiog knygų ir geria į save, nes nebėra realaus gyvenimo ir tada viską siurbė. Net vienam apsakymė labai gerai parašyta, kur žmogus sėdėjo kalėjime ir jisai paltė prižiūrėtojo įkišo ranką į kišenę ir galvojo, kad čia tik būtų tai ir tas, o ištraukė ten šachmatų partijos. Bet jis perskaitęs, jie tapo tokiu genijum, kad po to, labai įdomus yra, nenoriu spoilinti, bet kas norės ras paskaitys. Pagal raktažodžius internete. Kalėjimas, šachmatai. Tai va, ir grįžtam prie Viačeslavo idėjos. Nuo šiandien Lietuvos biblioteka užsidaro. Ir jeigu neperskaitai šitos, negauni kitos. Padarykim žinias geidžiamas, Taip. o ne išmėtytas. Dar irgi grįžtant prie to, skaitos Tarybų sąjunga. Tada dar jisai gros. Labiausiai skaitoma šalis buvo Tarybų sąjunga. Aha. O dėl to, kad filmų normalių nebuvo, muzikos Sėdėjom nebuvo. kalėjime, visi skaitėm. Sėdėjom kalėjime ir skaitė tai, kas draudžiama buvo. Buvo svajonė gauti tą ir aną. Viską, ir muziką, ir knygas. Taip, ir dėl to skaitoma buvo, dėl to, kad tai buvo draudžiama. O jeigu ir skaitė žmonės, tai tikrai ne tą, ką tenai sovietų tą buvo patvirtinta jų ten tų visų komisijų. Tenai. Tai knygos neišnyks ar išnyks? Ne? Kur mes einam? Kiek metų žiūrim į priekį? 50. Santykinai išnyks. Paaiškinsiu, kodėl. Tai dabar eina tas apsivėmimo, persivalgymo periodas. Jeigu pažiūrėsite patį išsilavinimą bendrą, aš kalbu apie vidurinės ir visą kitą, viskas labai gražiai sistemingai degraduoja. Čia nėra senos babos užrašai, ta prasme, aš blaiviai žiūriu situaciją, nes lyginu, ką aš praėjau ir ką dabar duoda. Ir lygiai taip pat savo aplinkoje lyginu, kokie tie vaikai ateina iš mokyklos į darbą, kur net iš kurio galo įrankį paimti, jie nežino, ta prasme, čia galiu labai ilgai tęsti, bet manau, kad eisim į tą pusę, kur vėl žinios bus pasiekiamos, nesakysiu žodžiu išrinktiesiems, bet tiems, kurie iš tikrųjų jų nori. Kaip ir minėjo Viačeslavas, ir aš labai pritarsiu, ta prasme, gyvenimas ir visa istorija eina ciklais. Tai va dabar persivalgymo ciklas žinių prasme. Mes turėsime eiti priešingą pusę. Jeigu dabar yra santykinai 3 pasaulinio karo pradžia, ta prasme, tai dar čia ne pabaiga su Ukraina, patikėkit. Bet ne apie tai kalba, reiškia, 4 bus su lankais. Viskas sukasi ratu. Einšteinas sakė, po atominio kitas dalykas. Viskas sukasi ratu. Šia liūdna gaida. Šita liūdna gaida. Būtent šita liūdna gaida. Mūsų svečiuose buvo Žydrūnas ir Viačeslavas. Ačiū Jums labai už diskusiją, kuri keistai rutuliojasi apie skaitimą ir knygas, bet ačiū Jums už savo nuomonės. Man labai įdomu visada išgirsti, koks šiandien žmogaus santykis su knygomis.
Su jumis buvau aš, Kristina Vainiutė ir Kauno apskrities viešoji biblioteka kviečia sekti tinklalaidę Planas B. Iki kitų susitikimų.